Taigi, labą vakarą visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum, kaip visada čia yra Danielis Moras ir generolas Kapitinis, o po pusvalandžio prisijungs ir Eduardas Fontana, kad aptartume klausimus ir apibendrintume abiejų pusių patirtus nuostolius. Taigi, ačiū, kad esate čia abu ir iš karto pradedu nuo padėkos. Gli accordi, questo famoso accordo. Kuris atidėjo, sakykime, tą dalį jau ketvirtą kartą, nes tai jau ketvirtas kartas, kai tai buvo atidėta. Ir norėjau iš karto, kad pasiūlymus, kuriuos pateikė vienas ir kitas, aš perskaičiau ir sąžiningai užteko juos perskaityti, kad suprasčiau, jog šis susitarimas negalėjo būti įgyvendintas vien tik iš tų prielaidų, kurias kiekvienas buvo nusistatęs nuo pat pradžių. Dei punti sono completamente antitetici. Vieno su kitu. Iranas vuole la libertà di jų branduolinė programa. Amerikiečiai netgi norėjo inspekcijų, kurios patvirtintų padarytą žalą bazėse ir bet kokios medžiagos pašalinimą. Vienas nori Hormūzo sąsiaurio atidarymo, kitas sako, kad jie jį kontroliuoja ir jie netgi priverstų mokėti, kas yra paradoksas, nes akivaizdu, kad Persijos įlankos monarchijos, nemanau, kad jos būtų linkusios mokėti mokestį tiems, kurie jau joms tai padarė. Iš nuostolių finansuoti galimus tolesnius nuostolius. Todėl užteko perskaityti šiuos punktus viename. Yra ir karo žalos atlyginimas, Iranas nori kompensacijų, kurių, manau, jis sąžiningai nesitikė gauti. Jie yra tokie skirtingi, tokie nesuderinami iš abiejų pusių, kad buvo neįmanoma, jog tai pasisektų. Taigi, aš pradedu nuo klausimo, kurį visi užduodame savo. Bet kaip dėl šios amerikiečių blokados? Paolas, tai, kas jau yra, galima sakyti, blokada, bent jau dėl nepasitikėjimo situaciją Hormūzo sąsiauryje įmanoma išlaikyti. Tai logiškai iš amerikiečių pusės, turint omenyje, kad jau dabar per dieną geriausiu atveju praplaukia 1015 laivų, yra blokada, kurią daugiausia lemia tai, kad skraido raketos ir dronai. Jei tu esi lauke, darai dar vieną blokadą, čia visi juokiasi ir matau pokalbyje blokada blokadai. Bet ar tai yra sprendimas? Ne. Sprendimas buvo viską palikti taip, kaip buvo anksčiau. Mes bandome vėl atverti sąsiaurį, kuris jau buvo atidarytas, kuris prieš 40 dienų buvo ramiai atidarytas ir pravažiuojamas. Be jokių muitų iš niekieno, laikantis navigacijos taisyklių tų įprastų. Dabar susidarė visą tai, kas susidarė, neverta to kartoti ir šiuo metu yra blokada. Blokadas atrodo, kad norima atimti iš rankų, neverta to kartoti. Kartoti, sako. Ne jūs blokuojate sąsiaurį, o mes jums blokuojame sąsiaurį, kuris jau yra jūsų užblokuotas. Jūs užblokavote sąsiaurį. Atrodo, branduardis. Kurį turguje mano tėvas nupirko. Dabar bus kažkas Kinija, kuri blokuoja amerikiečius, kurie blokuoja iranus, kurie turguje, kurį mano tėvas nupirko. Ir jei taip toliau, mes blokuosimės iki pat Antarktidos. Bet gerai, taigi idėja yra labiau politinė, o ne reali, ta prasme. Tai turėtų parodyti, kad Jungtinės valstijos, kurios yra jūrinė galybė, gyvena iš sąsiaurių kontrolės. Gyvena iš visų sąsiaurių kontrolės. Sąsiaurių, kurie iš tikrųjų pasaulyje nėra labai daug, tie sąsiauriai, kuriais privalai praplaukti, sąsiauriai ir kanalai. Yra Malako sąsiauris, yra Taivano sąsiauris, yra Bab el Mandebo sąsiauris, yra Ormuzo sąsiauris, yra Dardanelai, yra Gibraltaro sąsiauris, yra Sicilijos kanalas, yra Panamos kanalas, Beringo sąsiauris. Galiausiai nėra milijonai vietų, kurias reikia kontroliuoti. Visos šios vietos, jeigu turėsite kantrybės jas visas patikrinti, yra kontroliuojamos Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno. Taigi mintis, kad kažkas, kas nėra Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas, galėtų sau leisti uždaryti jūrų kelią, beveik prilygsta didenybės įžeidimų. Bet tai galioja ne tik Donaldui Trumpui, bet ir visoms Jungtinėms valstijoms, kurios savo galę grindžia būtent tuo. Jie yra talasokratija ir tai nėra odos liga, o žodis reiškiantis, kad jie yra jūrinė galybė. Jie gali tai daryti teisiškai, taip. Jei laikomasi tam tikrų bendrų taisyklių,
Karo metu šalims galima taikyti jūrų blokadas, jei tik laikomasi pagrindinių reikalavimų. Pavyzdžiui, reikia tiksliai nurodyti koordinates, tai yra, kokia jūros teritorija yra blokuojama. 4 ribos, kitaip tariant, su geografinėmis koordinatėmis, platuma ir ilguma. Privalai nurodyti blokados pradžios laiką ir datą. Turi, nurodyti, kuriuose vietose tu vykdai blokadą, kuriuose uostuose ar pakrantės ruožuose tu vykdai blokadą ir turi apie tai pranešti. Turi pareigą įspėti visus laivus plaukiančius į tas zonas, kad jie artėja prie teritorijos, kurioje taikoma jūrų blokada. Turi pareigą įspėti, taip pat turi pareigą nesukelti žalos civiliams gyventojams. Taip pat turi pareigą, kad blokada neviršytų karo poreikio. Ir tai turi būti tiksliai taip. Štai ką numato jūrų teisė dėl blokados įvedimo. Ir tai visų pirma turi būti taikoma visiems laivams. Negalima vienų sustabdyti, o kitų ne. Jūrų blokada numato, kad visi Irano, Kuveito, Kinijos ar kitų šalių laivai, kurie kerta blokuojamą zoną, turi būti sustabdyti ir atstumti. Taigi nėra taip, kad tu išplauki, tu sumokė, aš tave sustabdau, o tu, kuris nesumokėjai, gali praeiti. Tai neveikia taip. Blokada galioja visų vėliavų laivams. Tai blokada, ta prasme. Paulius, jie norėtų sulaikyti laivus, kurie, mūsų manimų, moka rinkliavą Iranui. Kalbėkime apie civilinius reikalus. Aš kalbu apie tai, ką sako jūrų teisė. Jūrų teisė sako, kad turi jas sustabdyti. Visas, tas, kurios moka, tas, kurios nemoka, tas, kurios plaukėja su vėliava, nesvarbu kokia vėliava jas plaukėja, įskaitant ir Amerikos. Tai reiškia, kad net ir šalis, kuri įveda blokadą, negali leisti praeiti prekybiniams laivams viduje. Bet čia jau prasideda žaidimas. Kodėl jie nori eiti tik prie tų, kurios moka muitą Iraną? Tai reiškia, kad jūs negalite imti muito už pravažiavimą, todėl mes blokuojame tuos, kurie nori mokėti muitą, o kitiems leidžiame praeiti. Pagal tarptautinę teisę to daryti negalima, pagal tarptautinę jūrų teisę, kuri yra šiek tiek griežtesnė nei tarptautinė humanitarinė teisė ir taip toliau. Nes būtent tai leidžia visiems plaukioti po pasaulį daugiau ar mažiau ramiai. Jei pradedi sakyti, ar stabdau vokiečių laivus, nestabdau prancūzų, japonų praleidžiu, kinų stabdau, tu prieštarauji kriterijams, kurie nustato jūrų blokadą. Tu privalai atstumti visus, privalai visus įspėti, visus atstumti, turi teisę tikrinti tuos, kuriuos nusprendi, gabenti karinį krovinį ar strateginės medžiagas tavo priešui. Per l'Iran. Teisė yra teisė į. Teisė yra taupimo teisė. Tai yra teisė į. Tai paveikia visą Persijos įlankos regioną. Prie jos ribojasi šalis. Dabar nežinau, ar visus juos prisimenu. Omanas, Emiratai, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas. Visi jie savo ruožtų yra užblokuoti. Jei tu užblokuoji prieimą prie Persijos įlankos arba prie Hormūzo sąsiaurio, tai tas pats. Ir su šiomis šalimis tu nekariauji. Nes dar viena sąlyga įvesti blokadą yra ta, kad tu kariauji su viena iš šalių, kurias ketini blokuoti. Blokada reiškia, kad esi karo būsenoje su šalimis, kurias ketini blokuoti. Priešingu atveju tai tampa komercinė blokada. Aš blokuoju ispanų laivus, kad Viduržemio jūroje prekiaučiau tik aš. Tai neturi prasmės, reikia turėti rimtesnį ginčą, kad įvestum jūrų blokadą. Taigi turi būti karo būsenai. Ir man atrodo, kad Jungtinės valstijos, jei gerai prisimenu, netgi yra sąjungininkė su Saudo Arabija. Jei gerai prisimenu. Taigi tai meksikietiška blokada. Aš blokuoju tave, tu blokuoji mane, visi esame užblokuoti. Iš esmės. Bet dabar vis tiek nėra problemos, nes Trumpas eidamas vandenį sugebės paimti minas vieną po kitos. Kaip žinote, jam tai puikiai sekasi. Danielė, aš taip pat ieškau duonos ir žuvies. Taigi, Danielė, kaip Amerikoje priėmė šią istoriją apie aš tave blokuoju, tu mane blokuoji,
Visi esame užblokuoti, ekonomika žlunga. Ne šiandien buvau pas Ivaną Greką su Sempriniu ir jis man sako, kad pizza, jis gyvena New York'e, jei neklystu. Būtent ten, taip jis sakė. Aš gyvenu prie Avenių, kur yra pizzerija. Ir per mėnesį pizzos kaina pakilo iki $4,5, $6, $1,5. Ir benzinas už galoną parduodamas virš 4,5, tai tas pats kaip pas mus sakyti, kad benzinas kainuoja daugiau nei 2 eurus. Pradeda kilti kainos. Ir visą tai per mėnesį. Kodėl? Nes ten jie neturi kaip mes to nerimo, tie žmonės ten. O per didelę kainų kontrolę iš anksto viskas jau pakilo, viskas pabrango. Šiek tiek, kaip sakė Povilas, atrodo kaip desperatiškas žingsnis bandyti blokuoti ir sakyti, kad tas, kas moka Iranui, bus užblokuotas. Beje, jis pasakė, kad ir anglai yra su mumis, bet anglai pasakė, ne, mes visiškai nesusiję, tai netiesa. Kokie yra komentarai Amerikoje apie šį Trumpo sprendimą? Taigi, jei klausomės ir amerikietiškų tinklalaidžių, net ir prieš pusvalandį, klausimus, kuriuos užduodame mes, užduoda ir jie. Ta prasme, Trumpas sugebėjo užduoti klausimus ne tik viso pasaulio valstybių vadovams, bet ir visiems kitiems. Ko šis ponas nori? Cosa vuole? Šį klausimą užduoda ir visuomenė. Ta prasme, jei pažiūrėsi į dalį Trumpo rinkėjų, kai tu sakei, benzinas po 4,60. Taip, Kalifornija, kuri tradiciškai turi aukščiausias kainas, artėja prie 6. Minėjai New Yorką, infliacija vėl pakilo. Ir norėčiau priminti tavo sekėjams, kad gegužės viduryje Federalinio rezervo vadovas, kurį Trumpas metus bandė pašalinti, Povilas, kurį beje jis pats ir paskyrė, štai tokia to žmogaus nuoseklumas. Nes Povilas jam buvo pasakęs, žiūrėk, pavojinga mažinti palūkanų normas, iš esmės mažinti pinigų kainą. Dabar bet kas užims Povilo vietą, susidurs su priešinga problema. Pinigų kaina jau kyla. Kainos yra nebekontroliuojamos, kaip ir visose pasaulio šalyse. Kai prasideda infliacija, kainas lengva pakelti, bet labai sunku jas vėl sumažinti. Pateiksiu tau pavyzdį. Amerikos oro linijos padidino ne tik skrydžių kainas, bet ir atskiras paslaugas, pavyzdžiui bagažą. Anksčiau galbūt vienas bagažas buvo nemokamas, įskaičiuotas į bilieto kainą, o dabar už jį turi mokėti. Taigi, mokestis čia, mokestis ten. Vidutinis amerikietis, kurį visi žinome kaip žmogų gyvenantį nuo atlyginimo iki atlyginimo, kaip sakoma, nuo vieno atlyginimo iki kito, tai yra nuo algos iki algos. Žinome, kad 40% amerikiečių šeimų vidutiniškai turi $400 banke nenumatytoms išlaidoms. Taigi, vos tik šiek tiek pakeli gyvenimo kainą, jie jau turi problemų. Mažinama parama Amerikos sveikatos apsaugai. Gyventojai kenčia. Pagal apklausas, jei pažiūrėsi į dalį jo rinkėjų, tai įmanoma. Bankas, bankas, bankas. Bet jis pasakė, kad vis tiek po mėnesio situacija susitvarkys. Ar Ormuzas vėl atidaromas? Bet kokiu atveju mes parduodame savo naftą europiečiams, mes iš to uždirbame. Taigi dalis Amerikos respublikonų tai priima. Tikroji problema yra ta, kurią tu paminėjai pradžioje, Mirko. Ir tai yra tai, kad kiekvienas, kas perskaitė abu pasiūlymus, pavadinkime juos iraniečių ir amerikiečių pasiūlymais, mano, kad kalbam apie 2 skirtingus karus. Ne, 2 skirtingi karai, iš 2 skirtingų pasaulių, iš 2 skirtingų amžių. 1-2. Tema, kurį ką tik iškėlei, tai yra, kas sakoma. Aš esu paveiktas to, kad turiu keletą draugų, kurie dirba arba dirbo valstybės departamente ir apskritai vyriausybinėse agentūrose. Pateiksiu jums pavyzdį. Valstybės departamente pernai buvo atleista apie 1300 diplomatų. Valstybės departamentas yra mažas palyginti su Pentagonu, tačiau jis yra lemiamas. Tai priminė mano buvęs universiteto draugas, kuris buvo JAV ambasadorius NATO, ambasadorius Pekine.
Iki prieš 3 mėnesius jį atleido, iki prieš 4 mėnesius jį atleido, kaip visada jį atleido Trumpas. Ir Nikas Bernsas, kuris yra vienas autoritetingiausių žmonių JAV šiais klausimais, pasakė: žiūrėk, šis duetas, Vitkokas ir Kučneris, keliauja po pasaulį, dažnai be vertėjo, be valstybės departamento ekspertų. Ir jis pateikė konkretų pavyzdį, pasakė: mes turėjome kolegų valstybės departamente, kurie kalbėjo persiškai. Dabar jei tu eini dėrėti su iraniečiais, nereikia būti genijumi, kad suprastum, jog būtina turėti žmogų, kuris yra gimtakalbis ir taip pat išmano psichologiją. Arba tavo priešininko, kuris stovi priešais tave. Juos beveik visus atleido. Kita tema, kurią tie, kas sekė praėjusią savaitę Parabelo, tikrai žino. Mes jei prisimenim, Mirko, kalbėjome pirmą kartą, man atrodo, kad tai tikrai buvo pirmoji itališka tinklalaidė. Problemo kelia Pentagonas. Pentagonas tapo galingu pasipriešinimo tašku prieš Trumpo ir jo artimųjų sumaištį. Pentagone yra ne tik daug supykusių žmonių, nes neseniai buvo pašalinta daug labai gadių žmonių, bet ir tų, kurie dar nebuvo pašalinti. Jis jau buvo išreiškę savo poziciją, kai buvo puolami Karibų žvejai tarptautiniuose vandenyse, kaip sakė generolas Kapitinis. Tu skrendi danguje, o kas praskrenda, tą nušauni. O paskui aš tau pasakysiu, kas jis buvo, kodėl ir taip toliau. Pentagonas yra pasipriešinimo taškas. Kita naujiena, apie kurią šį vakarą kalba visi Amerikos žiniasklaidos kanalai, yra Trumpo įžeidimai popiežiui. Dėmesio, šį vakarą dėl to skaldomas katalikų pasaulis. Ir dėmesio, ne tik katalikai, bet ir evangelikai, taip pat krikščionys, sakykime, ne katalikai. Net ir dešinėje, net ir toj pasaulio dalyje, kuri svariai palaikė Trumpo išrinkimą. Jam buvo pasakyta, tu persistengiai. Dar kartą primenu, kad prieš 1,5 mėnesio aš buvau Vašingtone. Būtent tą dieną jis paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose buvęs Jungtinių valstijų prezidentas ir jo žmona, Obama ir Mišelė, buvo pavaizduoti kaip beždžionės. Po kurio laiko jam teko pašalinti tą neįtikėtiną vaizdo įrašą. Šiandien nutiko tas pats. Jis ne tik įkėlė jį, bet vėliau ir pašalino. Tačiau prieš pusvalandį jis vėl padarė naują pareiškimą, vėl prieš popiežių, sakydamas tuos pačius dalykus, kuriuos jis sako savo politiniams priešininkams. Jis nelabai suprato, kad popiežius yra popiežius, tai yra vis tiek moralinis autoritetas. Jis yra nedykėlis, jis yra tas, kuris nieko nesuprato. Trumpas. Tai galbūt Lydsas. Taigi šitas yra iš šio vakaro, mano nuomonė. Tai, kas labiausiai paveikia Amerikos visuomenės nuomonę, tai yra dalis centro dešinės rinkėjų, paprasčiau tariant, MAGA ir taip toliau, kurie pirmą kartą suprato, kad ne popiežius kritikuoja Trumpo politiką, bet būtent Trumpas įžeidžia šventojo tėvo kaip moralinio vadovo autoritetą. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad šį vakarą popiežius yra Alžyre, musulmoniškoje šalyje, ir kalba apie taiką. Štai turint omenyje viską, ką Trumpas sako apie musulmonus, paskutinis dalykas, kuris juos gali suvienyti, yra dialogas su įvairiomis civilizacijomis. Ir tas kitos dienos Trumpo pasisakymas prieš Alachą apie civilizacijos sunaikinimą, popiežius tai labai blogai priėmė. Tai yra, jis to nepritarė. Pagalvokite, net iš Teherano šį vakarą atėjo žinučių, reiškiančių solidarumą su popiežiumi, sakant, jūs neturite liesti Jėzaus. Sakydami Trumpui. Suprantate, kad tai yra situacija, kuri, mano nuomonė, tikiuosi, kad klystu, bet mano manimu, Trumpas tai vertina rimtai. Šiuo metu jis nebežino, kur dėtis. Ir jam jau važiuoja stogas, jei galima pavartoti žodį, kurį visi suprantame. Mano manimu. Jam jau važiuoja stogas. Aš manau, kad ir valymas, kuris vyksta JAV ginkluotosiuose pajėgose, tai jau kurį laiką buvo matyti, ar ne? Nuo laikotarpio, kai buvo puolami
narkotikų prekeivių laiveliai, apie tai aš ir kalbėjau. Jis šiandien vėl apie tai prabilo, sakydamas, mes nesunaikinome Irano mažo tonažo laivų, bet kas, jei jie priartėtų prie blokados. Ar prisimenate, ką padarėme Venezueloje? Mes pašalinsim ir šitą. Be to, didžioji dalis Irano karinio jūrų laivyno jau yra jūros dugne. Kaip ir jis rašo, aš atvirai sakant šios išpolius prieš popiežių laikau kvailais, nes jis vis tiek turi labai evangelikų, apaštalinių krikščionių ir katalikų elektoratą, kokį tik nori. Nes tam pasiekiami tokie lygiai, kur yra netgi kreacionizmo muziejus ar panašus dalykai. Amerikoje, kas yra juokinga, jie turi kreacionizmo muziejų ir kartu yra vieni didžiausio mokslo kūrėjų pasaulyje. Šie du dalykai yra neįtikėtini. O kitas dalykas yra būtent daugybės ginkluotųjų pajėgų narių valymas, kuris prasidėjo būtent tuo laikotarpiu. Tai yra mokslo žvalgybos muziejus ekspertų požiūrių apie tai, ką jie veikia pastaruoju metu. Buvęs yra daug didesnis nuo praėjusios savaitės, nes tai buvo iki prieš savaitę. Tai reiškia, kad Italijoje jam pasakė, žiūrėk, ką tu nori pasiekti? Darbą, kuris yra daugiau nei... Kaip matėme, arba branduolinės programos sunaikinimas. To negalima pasiekti vien tik oro gale, vien tik norais. Tikriausiai, net jei Heksetui nepatinka tai, ką jam pasakė generalinio štabo viršininkas, ir paskirk ką nors, kas tau sakys tai, ką nori girdėti. Tačiau priemonės vis tiek lieka tos pačios. Reporteriai juk staiga nepradeda skraidyti vien dėl to, kad pasikeičia valstybės vadovas. Taigi, profesionalai puikiai žino, kad visa ši kampanija nebuvo pradėta pačiomis geriausiamis sąlygomis. Ir dabar jie tikrai nežino, kaip iš jos išsisukti. Ir tai reikia pasakyti, mes tai sakėme įvairiose tiesioginėse transliacijose nuo pat pradžių, kad iraniečiai vykdo itin išmintingą strategiją. Jie jau kurį laiką nustojo bandyti priešintis amerikiečių ir izraeliečių veiksmams ir tęsia savo kampaniją, kuri yra visiškai paprasta. Galiausiai paversti regioninį karą pasauliniu karu tuo momentu, kai jis tampa pasauliniu. Visa, žinoma, kaltė šios veiklos politinė ir ekonominė našta tenka amerikiečiams labiau nei izraeliečiams, kurie tuo pačiu metu vykdo ir savo paralelinę kampaniją Libane. Anksčiau ir vėliau tu negali atlaikyti naštos, nekalbu apie karinę, bet būtent ekonominę ir pasaulio spaudimo, kuris nori, kad tu išeitum iš ten. Taigi, mano nuomonė, Trumpo blokada yra paskutinis desperatiškas žingsnis žmogaus, kuris nežino, ką dar sugalvoti, kad tik suvaldytų situaciją, kurią pats ir sukūrė. Tai juk būdinga amerikiečiams, ar ne, Pauliau? Iš pradžių aš buvau problema, paskui pasiūlau tau sprendimą, problema čia ir čia, problema po problemos, blokada iš vienos pusės, blokada iš kitos, iš to neišeisi. Iš tikrųjų yra ir Kimų laivų judėjimas. Žodžiu, klausimas plečiasi, nes vis daugiau žmonių, manau, domisi tuo, kas vyksta. Kai kas sako, tarkime, be to, kiek nafta kotiruojama eurais ar juaniais, ir tai yra kelios alternatyvos, kai kurie jau buvo pradėję mokėti Iranams valiuta, kuri nėra petrodoleris, šia prasme Iranai taip pat buvo pasiūlę, vėliau tai liko tik popieriuje. Europiečiams pasiūlėme susitarimą, kuriame jūs mokate ir ramiai pereinate. Manau, kad Persijos įlankos monarchijoms tai visiškai nepatinka. Nes jei kiekvienas jų eksportas neturi pereiti per Irano kontrolę, kyla rizika, kad Iranas elgsis panašiai kaip Egiptas. Jis pradėtų rinkti rinkliavas ir labai sustiprėtų, o to jie visiškai nenori. Bet ar toks blokavimas, tavo nuomonė, Pauliau, yra tvarus? Kiek laiko jis gali tai daryti? Porą mėnesių, ar jis pakeis nuomonę po savaitės? O techniškai kiek jis nori, tai yra iš karinės pusės. Užblokuoti siaurą jūros ruožą jis gali tiek, kiek tik nori. Kad jis gali tai išlaikyti prieš visą visuomenės nuomonę ir viso pasaulio spaudimą. Ir tai jau visai kita kalba, jei grįžtume trumpam prie popiežiaus temos. Aš pradedu vėl palaikyti Urbaną VIII ir Pijų V, kurie buvo šiek tiek, kaip būtų pasakęs Urbanas VIII. Toks reikalas jau buvo ramiai užvaldytas. Todėl bažnyčios istorijoje buvo gana kietų popiežių, daug kietesnių nei dabartinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas,
kuris veikia be jokios perspektyvos, be jokios krypties. Gali būti, kad dabar galiu suklysti dėl pareigų, tačiau šiandien Pekine su oficialiu vizitu lankosi vadovas, Ispanijos ministras pirmininkas Sančesas. Ir vakar šiandien taip pat buvo. Ir čia galiu suklysti. Emiras, man atrodo, ne, bet tikrai svarbus Persijos įlankos šalių, šiandien kariaujančių šalių atstovas. Kada prasideda ši piligrimystė? Ir jie taip pat laukia vizito Komintango partijos pirmininkės arba pirmininko iš Taivano. Kad pasakyčiau, kada jis pradeda turėti tokius ryšius. Per savaitę 10 dienų visi Pekine, tai jau suteikia tau supratimą, kaip jis pradeda žiūrėti pasaulį, kad galėtų judėti į priekį, nes taip pat reikia. Tai yra, susidūręs su veiksmu, žmogus gali turėti reakcijos būdą, bet susidūręs su neapgalvotais poelgiais, net nespėjai sugalvoti reakcijos strategijos. Dabar blokadą įveda Trumpas. Ar galite pagalvoti, kiek tai truks? Kokie yra tikslai, kokios yra įsitraukimo taisyklės jūsų nuomonė? Tas, kuris turi reaguoti, ar gali duoti įsakymą laivui? Štai, mes statom dujovežį, kurį jei truputį paliesi, įvyks sprogimas, kurį praktiškai matysi nuo mėnulio. Matysi. Ką šios laivo savininkas turi pasakyti savo kapitonui? Ką daryti, kai galutinis sprendimų priėmėjas, kaip Jungtinių valstijų prezidentas, skęsta apsuptas žmonių, kurie, kai nesiblaško, kalba neįtikėtinas nesąmonės. Tai tik dar labiau didina entropiją, didina sumaištį. Ir priverčia visus, tikrai daugelį, kreiptis į vienintelį, kuris iki šiol nesukėlė chaoso, tai visų pirma yra Kinija. Dabar, ar verta kreiptis į Kiniją, ar tai daroma iš geros valios? Ne. Bet kai priešais tave yra beprotis, nusikaltėlis, jau atrodo geriau, nes bent jau laikosi bent šiokios tokios logikos. Jei reikia rinktis tarp visiškai išprotėjusio ir to, kuris yra tik naudos siekėjas, rinkis naudos siekėją, nes galbūt pavyks rasti bendrų interesų tašką. Ir būtent tai daugelis pasaulio valstybių pradeda daryti. Kreiptis į galią, kuri šiandien yra suvokiama kaip taikos palaikymo veiksnys, ir kai taip esi suvokiamas, iš tos pozicijos tave galėtų išstumti tik daugybė didelių Pekino klaidų. Tai bus šiek tiek sunku, nes Pekinas jau dabar labai apgalvotai veikia, visada turi labai atsargią strategiją, kuri vengia ginkluoto ar net tiesioginio susidūrimo. Todėl, kad Pekinas padarytų kažką tokio klaidingo, kas viską sugrąžintų į Jungtinių valstijų glėbį, tampa gana sunku. Ir tai yra viena iš didžiausių žalų, kurias Donaldas Trumpas daro savo šaliai ir tom šalim, kurios yra aplink jo šalį, pavyzdžiui, mums. Galbūt tai ir nėra taip priimta, mes į tai žiūrime juokais, kaip į keistenybę. Tačiau pozicijų, kurias Jungtinės valstijos praranda tarptautinio prestižo prasme, naujas prezidentas taip paprastai nesusigrąžins. Negali tiesiog pasakyti, ne, atsiprašome, suklydome, ten pasodinome tą keistuolį, o dabar vėl esame normalūs. Nes tuo metu tas pozicijas jau užima kiti. Savo laiku turi labai stengtis, kad juos išstumtum ir turi daug sumokėti, kad juos išstumtum. Tai aš, kalbėdamas apie Einšteiną, nežinau tiksliai, ką darys Trumpas, bet esu tikras, kad kitas prezidentas, kaip jau sakiau ir kituose tiesioginiuose eteriuose, praleis savo 4 kadencijos metus atsiprašinėdamas pusės pasaulio. Sveikas atvykęs, Eduardai. Atvykai pačiu laiku, kaip sakoma, labanakt. Kalbant apie tai, ką pasakė Kinijos gynybos ministras, kuris aiškiai pasakė, Amerikos laivynui mūsų laivai naudojasi Ormuzo sąsiauriu. Turime energetikos prekybos susitarimus su Iranu, nesikiškite. Ir tu atvyksti kaip bomba, ar ne? Taip, netyčia taip išėjo, dar nebuvau perskaitęs dainos. Ir tu man tai atsiuntei kaip tik prieš tiesioginę transliaciją, taigi prašau, ne? Būtent ir aš pats kėliau tokią hipotezę, kad Kinija, žinodama, koks svarbus jai yra komercinis srautas per Ormuzą, įsivaizduoju, kad ką tik apie tai nekalbėjote,
Iš esmės, akivaizdu, kad Trumpo žingsnis tikrai yra akivaizdus spaudimas ir atveria galimybę bent jau diplomatiniam, labai svarbiam susidūrimui, kaip ką tik matėme. Tačiau problema yra Kinijai ir būtent tai yra šio įrašo esmė, kurį ką tik nusiunčiau Mirkui. Šiuo metu tame regione, iš esmės Arabijos jūroje, jei Kinija norėtų panaudoti oro ir jūrų pajėgas, jos kontingentas būtų tikrai labai ribotas. Kinija turi bazę, tai yra Džibutyje, taigi bazę, iš kurios ji gali laikyti kai kurios laivus. Paprastai ten būna keli kariniai laivai, bet šiuo metu tai vis tiek yra labai maža jėga. Kaip matote, viena iš jų yra ta, kurią matote dabar. Tai yra fregata The King, o kita, ta, kuri yra kairėje, yra minų medžiotojas. Taigi, iš esmės yra tik du palyginti modernus antvandeniniai laivai. Tačiau, jei net norėtume įsivaizduoti susidūrimą, ko aš nemanau, kad apskritai galima įsivaizduoti, bet būtent įsivaizduojant tokią situaciją, jos būtų gerokai silpnesnės už JAV operatyvinės grupės regione. Štai ką Kinija galėtų padaryti. Tačiau, mano nuomonė, visada išlieka galimybė lydėti komercinius laivus. Tai vis tiek įmanoma, taigi galbūt pradžioje panaudoti 2 vietoje esančias vienetus, kad parodytų vėliavą, sakykime, lydėti laivus. Žinoma, nesiekiant konflikto. Ir žinoma, įspėjant JAV vadovybę. Tačiau ir tai atveria košmariškus scenarius, nes tai reikštų iš esmės pažeisti blokadą, kurią yra nustatę JAV. Kaip matote, Žiūrėkite, net nėra aišku, nes kai kuriais atvejais pamatysime vėliau. Laivai bando įplaukti ir išplaukti. Tada kalbama apie tuos, kurie moka. Ieškant toliau, ne. yra šiandien aš. Atrodo. Tai pirmasis Trumpo Twitterio įrašas, kuris buvo vakar, tai buvo pirmasis įrašas, kuriame buvo paskelbta ši blokada, jis buvo labai miglotas, atrodė apibendrintas ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu šiandien mačiau, kad CENTCOM, JAV karinė vadovybė regione, taip pat paskelbė Twitterio įrašą. Nes kaip atrodo X naudojamas tokiom komunikacijom, jie tiesiogiai paskelbė straipsnį X platformoje, ką retai matau. Ten jie aiškiai nurodė, kad tai yra šio jūrų blokados taikinys. Laivai, kurie naudojasi Irano uostais ir kurie, taigi, arba atvyksta iš Irano uostų, arba jų deklaruota paskirties vieta yra uostai Irano pakrantėse. Tuo tarpu tų šalių laivai, kurios nedalyvauja prekyboje su Iranu, bet vis tiek yra Persijos įlankoje, teoriškai gali praplaukti. Ir čia galime įsivaizduoti, kad susidaro labai pilkos zonos, kai kurie laivai sako, jog plaukia į vieną vietą, o galų gale atsiduria visai kitur. Tai dar viena prielaida, kuri man ateina į galvą. Be to, šiandien mačiau, kad visada, jei tik jie nebuvo, JAV karinės šaltiniai pareiškė, kad bus laikotarpis, pradinis laikotarpis, kai blokada nebus taikoma visapusiškai, net ir toms laivam, kurios plaukia Irano link, kad būtų duota laiko laivam, kurie jau yra pakrauti ir jau yra neutralių šalių zonoje, išvykti. Taigi aš ir tai šiandien perskaičiau. Tam tikras dalinis atsitraukimas, jei norime tai taip matyti. Tuo tarpu pirmasis Donaldo Trumpo Twitterio įrašas iš esmės buvo tikras karo aktas prieš Iraną, žinoma. Tai šiek tiek sunku. Suprantu, išeinant viskas aišku, akivaizdu, kad atvyksti iš Persijos įlankos, bet įeinant, kas man draudžia pareikšti, kad plaukiu. Tiksliai. Į Iraką, o paskutinę akimirką pasuku į Iraną. Bet iš tikrųjų tai pamatysime, visada yra galimybė, kad šiomis dienomis galbūt dėrybos, susitarimai, viskas dar pasikeis, ką gali žinoti. Tačiau jei taip neatsitiks ir prasidės tikroji blokada, taigi praeina pirmosios dienos, kai jie sakė, kad šiek tiek duos laiko išvykti ir atsiranda pirmieji laivai galbūt su Kinijos vėliava, kurie bando praplaukti. Tai yra kažkas nuostabaus, neregėta kokybė. Dar daugiau, kai ką tai pasakė Mirko, jei yra laivų, galbūt net ir Irano ar kitų nepriešiškų šalių, kurie sako, kad plaukia, tarkime, į Iraką, kurie sako, kad plaukia teisėtai, beveik galėtume sakyti jų požiūrių, ką jie turėtų daryti. Jie sako, kad plauks į vieną uostą, o paskui galiausiai persigalvoja plaukia į kitą, arba tiesiog pakeičia deklaraciją. Beje, tai labai dažnai buvo matoma, prisimenu, kai Huti vykdė veiksmus prieš prekybinius laivus Raudonojoje jūroje. Prisimenu, kad tuose tinklalapiuose, kuriuose stebimos prekybinės laivai, yra nurodoma jų buvimo vieta, taip pat deklaruotas kilmės ir paskirties uostas,
Dažnai būdavo žaidžiama tokie žaidimai, kai būdavo nurodomas vienas uostas, o iš tikrųjų laivas atsidurdavo kitame uoste. Netgi prisimenu, kad prekybiniai laivai, galbūt palankus vakarams, vadinkime juos taip, rašydavo, ne, mes esame kinų įgula, kinų laivas, plaukiame į kinų uostą, tai būdavo tiesiog parašyta, kaip sakant, sakykime. Iš esmės transponderyje, kurį vėliau užfiksuoja mūsų naudojamos svetainės laivų sekimui, ir iš tikrųjų žinoma, tai nebuvo kinų laivai. Taigi susidaro visos šios šešėlinės zonos, pilkosios zonos, kurios žinoma galėtų privesti, nesakau, prie ginkluoto konflikto, bet bent jau iš tikrųjų labai rimtos krizės situacijos, būtent krizės, kai Jungtinės valstijos gali bandyti įsilaipinti į kai kuriuos iš šių laivų, bando tikrinti krovinį, kur jis keliauja, bando galbūt naudodami sraigtasparnius, vietinės pajėgas, fiziškai patikrinti, kad tai, ką laivas deklaruoja, atitiktų turinį ir kad jis iš tikrųjų plauktų į tą vietą, kurią nurodo. Tačiau jei ten atsiduria bent viena iš tų dviejų mažų kiniškų laivų, kuriuos matėme, ką tada daryti? Ką darai, prisiartini, neprisiartini? Mano manimu, mes jau esame beprotybės viduje. Tačiau reikia įvertinti, reikia apsvarstyti visas galimas opcijas dabar. Iš tikrųjų, kitą dieną buvo kalbama apie porą amerikiečių naikintojų išsiųstų ten minoms aptikti, bet apie tai kalbėjausi ir su Giuliu Poggiaroliu. Taip. Ką tu čia veiki? Jie neturi galimybės jų išminuoti ir panašiai, galbūt jie gali jas aptikti. Taigi, turiu pasakyti, kad šiuo klausimu nesu tiksliai susipažinęs, neturėjau galimybės detaliai išnagrinėti šios temos. Tačiau ir man atrodo labai abejotinas tų dviejų eskadrinių minininkų efektyvumas. Nes tai yra universalios paskirties laivai, labai veiksmingi kituose vaidmenyse, tačiau mano nuomonė, minų išvalymo operacijoms jie atrodo mažai tinkami. Be to, šis klausimas yra gana naujas, nes tai būtų pirmas kartas, kai JAV karinės jūrų pajėgų laivai plauktų per Ormuzą nuo tada, kai visa ši sumaištis prasidėjo. Atleiskite už išsireiškimą. Ir iš tikrųjų, jei neklystu, aš tau taip pat atsiunčiau šaltinį apie tai, nes net nėra taip aišku, kad tie du laivai, tie du eskadriniai minininkai, iš tikrųjų abu perplaukė, kaip buvo sakyta, per sąsiaurį. Nes kiek mačiau, iš tikrųjų vienas analitikas stebėdamas laivų sekimo svetainės pagal transponderių duomenis vis tiek pažymėjo, kad yra tam tikra paklaida. Tačiau, žodžiu, nėra pasakyta, nėra patvirtinta bent jau iki šio ryto, ankstyvo popietės, kai žiūrėjau, kad abi jos tikrai būtų perplaukusios per Ormuzą. Gali būti, kad viena jau buvo viduje, žodžiu, už Ormuzo, priartėjo ir tada grįžo atgal. Taigi nėra aišku, ar jos praėjo, žinoma, Iranai teigia, jog jos nepraėjo, todėl abiejų šalių pareiškimai prieštarauja vieni kitiems. Šiuo metu aš negalėčiau patvirtinti Jungtinių valstijų versijos. Būtent, tai yra įrodymas, kuris nėra pakankamas, kad galėtume pasakyti, jog jos tikrai praėjo. Nes tuo metu yra du skirtingi eskadriniai minininkai, kurie iš tikrųjų galėjo ateiti iš priešingų pusių ir tada grįžti atgal. Taigi negalime teigti, kad jie praėjo, remiantis, žinoma, atviromis šaltiniais, kuriuos turime. Jei atsiras papildomos informacijos, galėsime tai paneigti arba patvirtinti. Be to, jie eina per akivaizdžiai tolimiausią pusę. Taip, tą, kuris yra arti Omano. Danielis, daugelis taip pat klausė pokalbyje, ar Amerikoje yra demokratų, kurie pasiruošę pasinaudoti šiuo chaosu. Yra judėjimas, bent jau 2 klausimai buvo iškelti, kad daugelis senatorių norėtų dar kartą pradėti apkaltą prieš Trumpą. Tai tikra naujiena, kiek tai gali būti įmanoma. Ar amerikiečiai, kaip dažnai sakėme šiame kanale, suprato, kad Trumpas galėtų tiesiog pasitraukti ir tada viduje vyktų diskusijos, ar jis turi įgaliojimus ar neturi įgaliojimų? Problema yra ta, kad jei jis tai padaro techniškai, tada po 6 mėnesių gali diskutuoti, ar jis turėjo teisę tai daryti, ar ne. Ir tada supratome, kad kai turi tokį prezidentą, kuris yra toks nestandartinis, toks nekonvencinis, garsieji Amerikos valdžių pusiausvyros mechanizmai yra gana atšipę. Štai kodėl niekada neturėjai prezidento, su kuriuo reikėtų taip kovoti. Tokiu būdu, tai yra palyginus su Obama, jis daugiausia galėjo tave šiek tiek pastumti. Gražu.
Šis punktas yra labai svarbus. Mačiau tavo sekėjo klausimą apie demokratus. Demokratai, kaip mes fiksuojame jau 1,5 metų nacionaliniu lygmeniu kongrese, vis dar yra spaudžiami. Jie turi seną vadovų grupę, kuri iš esmės priklauso Bideno Pelosi kartai, kuri jau nebesusitvarko, tai yra, kuri yra spaudžiama. Valstijų gubernatorių lygmenyje, ypač moterų tarpe, jų įtaka auga, mano nuomonė. 2 moterys, kurios buvo išrinktos Rodo saloje ir Virdžinijoje, yra labai įdomios. Be Kalifornijos gubernatoriaus, kuris mano ir mano amerikiečių draugų nuomonė užima pernelyg radikalią poziciją. Leisk man tai pasakyti, jis yra kairiau nei vidutinis amerikiečių rinkėjas. Taigi kongrese jie yra spaudžiami. Antras klausimas. Klausimas, kurį tu uždavėjai anksčiau apie infliaciją ir panašiai, kyla visiems. Jau praėjusiais metais visi buvome įsitikinę, pradedant didžiausiais pasaulio ekonomistais, kad įvedus tarifus prieš viską ir visus būtų buvęs labai stiprus poveikis Amerikos ekonominiai padėčiai. Poveikis buvo, bet ne toks stiprus. Kuo labiau artėji prie vidurio kadencijos rinkimų, tuo aiškiau, kad pragyvenimo išlaidų augimas smogia kiekvienam rinkėjui. Jei pažiūrėsi daugelis respublikonų deputatų ir senatorių susitikimų su žmonėmis bendruomenėse, miesteliuose, baigėsi labai aštriomis diskusijomis. Ta prasme, kad vidutinis respublikonų rinkėjas nėra patenkintas. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jie nėra patenkinti. Pavyzdžiui, Italijos žiniasklaidoje nuolat pabrėžiama, kad Trumpas labai žemai reitinguose. Tiesa, kad kai kuriais klausimais jis yra labai žemai, bet ne viskuo. Taip pat tiesa, kad tai nereiškia, pirma, jei nėra rinkimų, tu gali net apklausose turėti 0,1, bet vis tiek toliau valdai. Antra, tai nereiškia, kad jei esi labai žemai, jei rytoj ryte vyktų rinkimai, laimėtų demokratai. Pereikime prie apkaltos klausimo, kuris jau kelis mėnesius, sakyčiau, parabellum reikia pripažinti, yra vienas iš nedaugelio italų tinklalapių, kurie rimtai nagrinėjo šį klausimą. Apkaltos atveju, jei balsuotume šiandien, tarkime taip, jei balsuotume šiandien, demokratai laimėtų atstovų rūmuose. Taigi, Trumpas tai pasakė jau prieš 2 mėnesius, mes apie tai kalbėjome būtent čia. Prieš 2 mėnesius susitikime su respublikonų deputatais jis pasakė, čia, jei eisime balsuoti, aš gausiu, nes pralaimėsime, aš gausiu 3. apkaltą. Diskusija yra ta, kad jei viskas tęsis, kaip apibūdino generolas Katinis, ne tik iš karinės pusės, bet ir kaip politinių sprendimų pasekmė, ne visai aiškių, tarkime taip, karinių požiūrių, jis rizikuoja prarasti ir senatą. Taigi ten situacija tampa labai rimta, nes iš esmės jie gali apkaltinti pusę vyriausybės. Demokratai akivaizdžiai laukia dienos, kai bus balsuojama. Ir kaip visose pasaulio šalyse, tai matėme ir vakar Vengrijoje. Jeigu pagalvojate, balsuojama dėl ekonominės situacijos, o ne dėl užsienio politikos. Ne Iranas lemia, kaip balsuoja Oklahomos ūkininkas, bet tai yra tavo sukurtos blokados pasekmė. Tai yra tu sukūrei problemą ir dabar rodai, kad ją sprendi. 1, 2. Diskusija, kuri vyko būtent šį rytą amerikiečių tinklalaidėse, yra tokia. Sklinda gandai, kad Trumpas galiausiai bandys sudaryti tarpininkavimo susitarimą su iraniečiais. Daugelis amerikiečių tinklalaidžių vedėjų sakė, atsiprašau, bet šį kompromisinį susitarimą jau buvo sudaręs Obama prieš 15 metų. Aš buvau ten, kai po Obamos susitarimų su Iranu, kurie buvo riboti su daugybė sąlygų, bet vis tiek buvo susitarimai. Aš buvau ten, kai Obama atvyko į kasmetinę pasaulinę AIPAC konferenciją Vašingtone,
AIPAC, kaip žinote, yra svarbiausia Amerikos žydų lobistinė organizacija, beprotiškai svarbi. Tuo metu atvyko Obama, o netrukus po to kalbėti atvyko Netanjaus. Tai buvo titanų susidūrimas. Ta prasme, kad Obama žinoma gynė savo kompromisinį susitarimą su iraniečiais. Netanjaus jau tada pasakė, apie tai net kalbos negali būti ir panašiai. Realybė yra tokia, kad net ir šiandienos diskusijose Jungtinėse valstijose kai kas sako. Ar tik nebus taip, kad Trumpas po visų tų nesąmonių, kurias jis pridarė, bus priverstas grįžti prie Obamos susitarimų? Jis, Trumpas, vos tik tapęs prezidentu, atšaukė tuos susitarimus, kurie turėjo tam tikrą privalumą, kažkaip išlaikyti tam tikrą kontrolės formą. Tačiau yra vienas punktas, kurį norėčiau pabrėžti, kurio, man atrodo, dar niekas iki šiol nepaaiškino. Jeigu prisimenat, grįžkime 15 metų atgal, kai prasidėjo visi tie išpuoliai, dar prieš tai Irake, o paskui Libijoje, ką amerikiečiai pasakė Kadafiui? Tu atsisakai cheminio ir bakteriologinio ginklo ir judame toliau. Vos tik šis sutiko su kompromisu, jie jį sunaikino. Taigi žinia, kuri buvo perduota kinams, ypač, aš prisimenu, kad dėl to vyko diskusija net universitetuose Vašingtone, kur kinų draugai, mokslininkai sakė, atsiprašau, bet kaip Jungtinės Amerikos valstijos gali sudaryti kompromisą net su tokiu diktatoriumi kaip Kadafis, o kitą rytą, kai jis sutinka, jį nužudo, juk niekas daugiau nepasitikės. Tokia buvo Pasiūlymas. Kuriuo jie tikėjusi, kad jis atsisakys, bet jis priėmė. Teisingai. Bet atleisk, kitas didelis, akivaizdus, klaidingas žingsnis, nes mes visada kritikuojame Trumpą, bet ir Obama yra pridaręs neįtikėtinų dalykų. Pradedant nuo paramos, kurią jis suteikė Sarkoziui, kad šis sugriautų, nepaisant italų nuomonės, tiek dešinės, tiek kairės italų. Libiją jie sunaikino ir mes jiems sakėme, būkite atsargus. Kai Obama pasakė Asadui, tai yra raudona linija, nedrįsk žudyti savo tautos, nes aš tave nubausiu. Po to tas vis tiek tai padarė, o Obama nieko nepadarė. Tai kodėl aš jums tai sakau? Nes Trumpo elgesys nėra toks išskirtinis, jei žiūrėsime į Amerikos vadovaujančių sluoksnių elgesį. Yra momentų, kai amerikiečiai pridaro beprotiškų nesąmonių. Ir pasakysiu dar vieną dalyką, nes man patiko generolo Kapitinio juokelis apie Taivano opozicijos vadovės vizitą Pekine. Jei perskaitysite šio ryto, taigi pirmadienio Financial Times, pamatysite labai įdomų dalyką. Iš tikrųjų, kinai užpylė Taivaną teigiamomis žinutėmis, jie visiškai negrasino. Jie jiems pasakė, didinkime bendradarbiavimą, susitikime dažniau, siųskite mums savo produktus, taip pat ir kultūrinius. Tai yra kinai, kaip patvirtina generolas Kapitinis, mano nuomonė suprato, kad atsirado galimybė pasaulyje, kuriame niekas nebesupranta, ko nori šis žmogus Trumpas, reikia bent jau kažkiek suprantamų pozicijų. Paskutinis dalykas, antausis, kurį jie gavo vakar vakare Budapešte. Noriu pasakyti, Trumpas neseniai atsiuntė savo viceprezidentą, visi žinojome, kad Orbanas pralaimės. Diskusija buvo apie tai, ar jis pralaimės nedaug ir tada nebegalėsi išjudinti Vengrijos konstitucinės situacijos, ar visgi pavyks sugrąžinti Vengriją į teisinės valstybės būklę. Bet kad jie pralaimės rinkimus buvo aišku. Tai kad tu įkišai savo Jungtinių valstijų viceprezidentą į ES valstybės narės rinkimų kampaniją, žinodamas, kad jie pralaimės rinkimus, nėra raminantis ženklas. Nes kažkas tau pasakytų su visa pagarba, kad tu nesi kažin koks genijus. No, fra l'altro la Vanso vizitas dar labiau sumažino apklausos rezultatus. Būtent šią analizę ir buvo verta parodyti. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra signalas, tai yra
generolas Kapitinas gerai padarė, pabrėždamas šį punktą. Čia yra labai įdomi vieta. Na, galbūt jie pradeda suprasti, kad galiausiai minkštoji galia yra geriausias dalykas, jie gali padaryti ir federacinį dalyką, ar ne? Taivanas išlaiko savo nepriklausomybę, bet nominaliai priklauso didžiai Kinijai. Taip ir vilkas sotus ir avis sveika, nereikėdamas kelti konfliktų. Rinkimai, kuriuose buvo kalbama apie karą Ukrainoje, apie tai, kas vyksta su Trumpu ir panašiai, dėl tokios mažos salelės žinau, kad tai yra šimtmečius trunkanti istorinė manija ir panašiai, bet visiškai neverta. Tada aišku, kad kinai visada daro kažką tik dėl vaizdo. Vis tiek jie ramiai toliau pažeidinėja oro erdvę, didina pratybas. Yra bendradarbiavimas su rusais tiek dėl jūrinių pratybų, tiek dėl išsilaipinimo operacijų koordinuojamų su rusų desantininkais. Taigi jie vis tiek po stalu tęsia savo karinę programą, toliau juda į priekį, nei daugiau, nei mažiau, nepaisant to, kad įjungia Taivano televiziją. Tačiau galbūt tai gali būti ir toks požiūris, išbandykime abu kelius, lazdą ir morką, ir pažiūrėkime, kuris iš jų mus labiau priartina. Kodėl visiškai atsisakyti vieno kelio? Išbandykime visus, kad tik pasiektume savo tikslus. Norėjau ir tavęs to paklausti. Pauliau, ką manai apie tai, kas įvyko Vengrijoje? Ar tiesa, kad bent jau internete tai buvo žinoma, jau bent 2 mėnesius žinojome, kad Magyar aiškiai būtų laimėjęs prieš Orbaną. Todėl galbūt Danielius su šiek tiek piktumo norėjo pasakyti, kad Trumpas atsiuntė Vensą arba tam, kad jį politiškai sužlugdytų, kad jis ten nuvyktų, paliktų gerą įspūdį, o paskui grįžtų namo visiškai pralaimėjęs. Arba dėl visiško nekompetentingumo, nežinojimo ir nesupratimo apie tikrąją padėtį tarp žmonių Vengrijoje. Kitą dieną atrodė, lyg žmonės būtų laimėję pasaulio čempionatą. 80% rinkėjų tokio dalyvavimo nesimatė nuo 1989. Tačiau iš karto pasakysiu, kad nesu ekspertas, ne tik, kad nesu ekspertas, bet ir pernelyg nesigilinu, tačiau stebiu tuos dalykus, kuriuos girdime visi. Po 16 metų, nesvarbu kas, ką bedarytų. Paimkime Vokietijos kanclerį Kohlį, kuris išbuvo 12-14 metų, Merkel, kuri išbuvo 10 metų, po tam tikro metų skaičius. Net jei kandidatuotų Pinokis, jis laimėtų rinkimus. Nes, kaip sakoma, gana, pabandykime po 16 metų Džepeto, pabandykime Pinokį, bent kartą. Tai yra normalu, visų pirma. Antras pastebėjimas, juk nelaimėjo opozicija. Žinokite, Vengrijoje yra labai keista situacija, nes ten yra dešinieji, labai dešinieji ir itin dešinieji. Visas parlamentas toks. Nėra ne vieno iš centro kairės ar kraštutinės kairės. Visuose kituose pasaulio parlamentuose paprastai yra progresyvi grupė, yra konservatyvi grupė, arba jei žiūrime ideologiškai, yra kairiųjų ir dešiniųjų grupės. Vengrija ne. Vengrija yra tik 50 juodos atspalvių, sakykime, ir tiek. Todėl tas didelis plojimas dėl vieno ar kito pasikeitimo, žinokite, jie perėjo nuo sepijos juodos prie metalizuotos juodos. Bet vis tiek tai tas pats. Dabar reikia pažiūrėti, kokie veiksmai seks po to. Mes tikrai matome, kad nuo šios akimirkos Europos vėliava plevėsuos Budapešto parlamente. Laisva kaip niekada anksčiau. Bet dar reikia pažiūrėti, nes rinkėjai, visi 80% Vengrijos rinkėjų pasakė, mes vis dar norime Vengrijos, kuri nebūtų visiškai ta didelė progresyvi tauta, atvira tam, atvira anam, atvira viskam iš eilės. Mes norime kažko šiek tiek ramesnio nei Orbanas, bet kuris būtų daugiau ar mažiau toje pačioje linijoje. Štai ką jie sako. Taip pat tai sako ir Polas iš savo požiūrio taško. Žmonėms nelabai patiko ryšys su Rusija ir ypač Orbano kampanija prieš Zelenskį. Iš esmės, tam tikrų momentų atrodė, kad 2 kandidatai Vengrijoje buvo Zelenskis ir Orbanas, nes visur buvo plakatai prieš Zelenskį. Taip, bet Italijoje. In Italia vendere. Tai kaip kairiųjų sėkmė neturi nieko bendro. Jis netgi yra kilęs iš partijos. Reikia nemažai fantazijos, kad tai susietum su tikrove, su tikrais faktais.
Įdomu, dabar bandžiau ieškoti, kol pats savęs klausiausi, bet pažadu jums tai surasti kitam kartui. Yra vienas mąstytojas, prancūzų filosofas, kuris sugalvoja labai įdomų terminą, jis vadinasi gladiatorių valstybių krizė. Arba gladiatoriai, priklauso nuo to, kaip tai pateikiama. Yra mintis, kad būtent jėga, kad būtent smurtas reguliuoja santykius tarp valstybių. Jis teigia, mano nuomonė, labai įdomų dalyką, kad tai galiojo tuo metu, kai politinėje arenoje buvo tik valstybės. Tai yra, kai buvo šaltasis karas, aš turiu daugiau tankų, tu turi daugiau tankų, aš demonstruoju kietą poziciją, tu demonstruoji kietą poziciją. Tai buvo sistema, kuri reguliavo visą sistemą. Šiandien, jis sako, atsirado ir kitų veikėjų, kitų transnacionalinių veikėjų. Todėl toks požiūris neveikia, nes paprasčiausiai nerandi priešų. Priešas nesutinka kovoti su tavimi tavo būdu. Jis priešinasi tau kitais būdais, nuomonės formavimu, kompromituodamas tave pasauliniu mastu, memais, panašiais dalykais, kurdamas kultūrinius judėjimus dešinėje ir kairėje. Sakai, bet tu į mane nešaudai? Ne. Aš tiesiog priversiu tave pasirodyti kvailai. Padarysiu tave juokingu. Ir tai suteikia naujumo net ir santykiam tarp valstybių. Yra valstybių, kurios pradeda tai suprasti, ir kitų, ir šiuo atveju man atrodo, kad Jungtinės valstijos yra viena iš jų, kurios liko dar prieš antrąjį pasaulinį karą susiformavusio modelio, tai yra prie kanonierinių laivų politikos. Pažiūrėkite, juk visos politinės veiklos kyla iš pasaulio ir savęs santykio su pasauliu matymo. Todėl, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno įstatymas kyla iš tos idėjos, kurią Jungtinės valstijos turi apie santykius su kitomis konkuruojančiomis valstybėmis. Ir jei jie nesupras, kad galbūt kinai niekada nenorės kariauti jūrų mūšio prie Taivano dėl dominavimo Ramiajame vandenyne, jie ir toliau statys lėktuvnešius ir toliau darys dalykus, kurie praktiškai kitam karui nebus reikalingi. Jau turėjome 2 perspėjimus apie tai. Karą Ukrainoje, kai pasirodė dronai, ir tokio tipo vargšų karą, kuris nugali turtingųjų karą. Ir Iranai tik dar kartą tai patvirtino. Vargšų karas, kuris tarptautiniu mastu sukelia sunkumų didžiai galiai, bet daug didesnių sunkumų. Tikriausiai tai yra naujasis paradigmas ir jei to nematai, tau bus sunku įsivaizduoti savo gynybos modelį, savo elgesio modelį kitų valstybių atžvilgių. Pažiūrėkite, kaip greitai dabar yra pergalvojamos sąjungos. Europa pradeda rimtai svarstyti. Galbūt amerikiečiai niekada nebuvo tokie artimi sąjungininkai ir nėra garantijos, kad jei mums tikrai prireiktų, jie mus apgintų. Nerimas kyla ne dėl to, kad amerikiečiai galvoja, jog europiečiai mūsų negins, kai mums reikės, o priešingai. Jei mums prireiks pagalbos, būtent amerikiečiai mūsų negins. Todėl turime kurti tarptautinių gynybos santykių sistemą, kuri tai įvertintų. Ir mes tai darome labai sparčiai. Tokiu greičiu, kokio prieš 20 ar 30 metų net nebūtume galėję įsivaizduoti. Mano nuomonė, suprasti šios elementus leidžia realistiškiau vertinti įvykius, kurie laukia mūsų artimiausiais metais. Atrodo, kad Jungtinės valstijos iki šiol to nesuprato. Ir toliau loja. Kai šuns lojimas nebekelia baimės, nes bijoma kitų dalykų ir saugumo ieškoma kitokiu elgesiu, net jei už tai tenka mokėti. Ką jūs manote? Ar manote, kad artėti prie Kinijos reiškia daryti tai nemokamai ir be jokios kainos? Tačiau ji bent jau mainais suteikia tam tikrą stabilumą, tam tikrą ramybę. Ir todėl mes esame laikotarpyje, kuris mano nuomonė yra tikrai daug sudėtingesnis už visas nesąmonės. Kad ir ką Trumpas bedarytų, nes esmė ne tiek jis pats, kiek visa grupė žmonių, kurie tiki, kad tai yra būdas bendrauti su pasauliu. O pasaulis paprasčiausiai nustojo su jais bendrauti. Jis jų nekonfrontuoja, jis jų tiesiog neklauso. Kas yra dar blogiau? Bet ne tiek dėl to. Yra šalių, kurios bendrauja. Anksčiau Eduardas sakė, Centcom bendrauja per X. Yra šalių, kurios pabudo, arba bent jau kai kurios valstybinės institucijos, ir jos tikrai naudoja socialinius tinklus kaip bendravimo būdą, dažnai ambasados. Rusijos ambasada Italijoje yra ypač aktyvi X platformoje,
O yra šalių, kurios tiesiog ignoruoja. Pavyzdžiui, niekada nepamatysi von der Leyen ar kažko panašaus rašančio X platformoje. No, komunikati. Pranešimų ir panašiai. Yra visas pasaulis, kuris juda, nes supranti, kai parašai, ką nors X platformoje, tau net nereikia pakelti telefono ir skambinti žurnalistui. Žurnalistai jau ten laukia. Pasaulis jau laukia, kol pasirodys naujas Banzo ar Hekseto įrašas. Taigi tai ir tiesioginis būdas pačiam tai kontroliuoti. Nes tu gali skelbti, ką reikia. Žiūrėkite, šiandien puolame. Žiūrėkite, dabar sudarome taiką. Jei tu pasakai, kaip Trumpas visada sako, paskutinis jo pareiškimas buvo prieš valandą, kuris sako, vis dėlto Iranai dabar linkę susitarti. Bet tu ką tik sakei, kad juos blokuoja. Ir tada galbūt rinka nurimsta, kitą dieną viskas vėl prasideda. Un'altra dichiarazione. Ir todėl suprantame, kad tas, kuris moka tuo naudotis, gali tuo ir gerai pasinaudoti. Žinome, kad šiuo laikotarpiu, kai buvo skelbiami pranešimai ir atidedami susitarimai, vyko daug prekybos, viešai neatskleista informacija. Pakanka stebėti Polymarket ir kitus dalykus. Statymai, kurių vertė siekia milijonus, atliekami likus 2 minutėms iki žinutės Twitter platformoje. Kaip tyčia penktadienio vakarą, o juk visi žino, kad biržos šeštadienį ir sekmadienį nedirba. Netgi mačiau Polymarket lažybas dėl to, kiek laivų per savaitę praplauks per Ormuzą. Buvo neįtikėtinų dalykų. Tačiau iš tikrųjų ir tai yra veiksnys. Tačiau man įdomu, prisikabinu prie to, ką visiškai teisingai pasakė Kapitinis, nes iš tikrųjų, kaip į tai žiūrima už mūsų vakarietiškos žiniasklaidos ekosistemos ribų, mano nuomonė tai matoma taip, kad Jungtinės valstijos turėtų būti ta galybė, kuri užtikrina tvarką, tarptautinį rimtumą, laisvą prekybą ir visą kitą. Tai nėra tas dalykas, net ir pats bendravimo būdas yra būtent toks, kaip ką tik aprašėjai. Tai yra nerimto rimtumo lygis, kuris, mano nuomonė, ilgainiui šalyse, ypač Azijoje, kurios nėra lengvai paveikiamos įvairiomis grėsmėmis, būtent taip ir yra. JAV hegemonija, daugiau ar mažiau tiesioginė, pradeda vis mažiau traukti. Labai mažai. Ir atvirkščiai. Tai yra angliškai, bet tai atspindi rašytojus ir asmenybės iš to pasaulio, ten jie patys moka už sunkiausią krizę. Ne Europa, ne Amerika iš sąsiaurio, bet esmė yra priklausomybė. Ji buvo azijietiška. Antra, žinai, kokią vertę žodžiai teikia kinai, japonai ir kiti. Pakanka pažiūrėti į Japonijos ministrės pirmininkės veidą. Tokie dalykai ją visiškai sustingdė. Taigi jie jau laiko mus vakariečius apskritai mažiau patikimais, mažiau garbingais. Tada atsiranda toks kaip Trumpas, toks kaip Heksetas. Jiems akivaizdu, kad mes buvome teisūs, jie yra dekadentiški ir tai yra įrodymas, nes kiekvienas dar labiau maitina savo išankstinius nusistatymus. Ačiū. Mes buvome teisūs, sakydami, kad jie yra dekadentiški ir taip toliau. Įsivaizduokite, kaip atrodo tie, kurie seka paskui, kaip sakome, sąjungininkus ar pseudo sąjungininkus įvairiose veiklose. Štai, ten dar gal net dar vargingiau, jei galiu tai pasakyti, nes bent jau amerikiečiai, Trump kilus. JAV vadovybė pasirinko, mano nuomonė, būtent tokį politikos darimo būdą, labai gangsterišką. Suprantate, galbūt tai jau nebeveikia taip gerai, nes turi rasti, kas žaistų su tavimi šį žaidimą. Pavyzdžiui, Rusija. Galbūt jį vis dar žaidžia šį žaidimą. Tokiu būdu Kinija jau atrodytų mažai svarbi tiek gerąją, tiek blogąją prasme. Nes paradoksalu, apie tai kalbėjausi su Mirku ir anksčiau. Kinija, pavyzdžiui, karinės pagalbos šiems sąjungininkams teikimo klausimų. Jis siunčia tikrai labai mažai, nieko nedaro, visiškai nedalyvauja šiame žaidime, šiame susidūrime. Tačiau kita vertus, nedalyvaudama tokiu būdu, vis tiek atrodai tam tikrų būdų. Sakykime visko. Aukštesnis rimtumo, patikimumo, saugumo lygis, netgi tiesiog paprasto saugumo. Jeigu esu sąjungininkas tokios šalies kaip Jungtinės valstijos, šiandien kyla pavojus kas 3 dienas atsidurti kare. Arba kad manęs paprašytų išsiųsti, kaip tik mačiau anksčiau ir klausimą pokalbių lange. Galbūt siųsti laivus, padėti jam čia ir ten kare, kuriame mes visiškai nedalyvaujame, arba iš kurio visai neturime jokios naudos.
Netgi ta pati, sakykime, hegemoninė galybė arba ta, kuri turėtų būti hegemoninė galybė, kelia pavojų pasauliniam ekonominiam gerbuviui dėl palyginti antraeilių klausimų. Tai yra, mano nuomonė, Jungtinės valstijos, jei nebūtų užpuolusios Irano, nebuvo kažkokio biblinio masto grėsmės ar kažko panašaus akivaizdoje. Štai, šiuo metu tai atrodo tikrai neatsakinga. Štai, Eduardai, mano nuomonė, reikia taip pat padaryti, galbūt bus atskira tiesioginė transliacija. Turiu omeny, Iranas iš tikrųjų yra Kinijos sąjungininkas. Sakau tai, jie buvo artimi sąjungininkai, tai patogumo santykiai. Jie mums parduoda naftą, tai kodėl Kinai turėtų rizikuoti? Vienas dalykas - reputacija, nes jei jie tikrai siūstų daug ginklų sistemų ir panašiai, kyla rizika, kad jos galbūt neveiks tinkamai, bus sunaikintos, sugadini savo reputaciją, pakenki savo poziciją ginklų pirkimo rinkoje. Ir ypač, kai taip stipriai įsivelėte su sąjungininku, kuris iš tikrųjų, jie tiesiog perka iš jūsų dalykus ir tiek. Yra rizika, kad paskui įklimpsi į tunelį, kuriame turėsi nuolat remti ir palaikyti miestą. Tai buvo klaida, kurią Rusija padarė 8-ame dešimtmetyje, kai pradėjo remti, siekdama pritraukti kuo daugiau šalių. Ir jie prisėmė daugybę trečiojo pasaulio šalių. Afrikos šalis, kurie kainavo beprotiškus pinigus, nes nuolat kariavo tarpusavyje ir visiškai nieko netnešė ir, jei gerai prisimenu, tiesiog egzistavo. Paprasto pardavimo ir panašiai, kai įvyko pardavimo kainų griūtis, visi jie praktiškai tapo Rusijos remiami. Tuo metu, kai Rusija jau turėjo savų rimtų problemų 8-ojo dešimtmečio viduryje savo ekonomikoje, manau, kad Kinija taip pat į tai žiūri. Taip, būtent. Prisimti riziką, dėl kurios vėliau teks mokėti subsidijas. Tai visiškai priešingai. Nei tai politikai, būtent šaltojo karo politikai, kurią vykdė TSRS. Iš šios perspektyvos, ypač artimuosiuose rytuose ir Afrikoje, buvo šalių, kurios gaudavo to meto netgi labai modernios ginkluotės dideliais kiekiais. Bet jei pažvelgsime ir palyginsime su šiandieniniais šiuolaikiniais konfliktais, tikrai visiškai šiuolaikiniais, skirtumas yra milžiniškas. Užtenka pažiūrėti, pavyzdžiui, per Jom Kipuro karą, ką Sirija gavo per kelias dienas tam, kad atstatytų savo pajėgas. Ir tada iš kitos pusės taip pat Izraelis. Tai buvo visiškai priešingas žaidimas, labai brangus, kartais net ir įvaizdžio prasme. Nes būtent, jei siunčiate savo geriausias priešlėktuvinės sistemas į Siriją, jas ten naudoja be didelio pasirengimo, paskubomis ir skubotai. Tada, žinoma, gali paaiškėti, kad jie apsijuokė. Tai, ką šiandien daro Kinija, yra visiškai priešinga. Iš tikrųjų, nuoširdžiai manau, kad tai taip pat nėra tikrai saugus kelias, ta prasme niekada nieko nedaryti. Kartais gali suveikti ir tas amerikietiškas gangsterizmas, štai, net ir įvaizdžio prasme. Niekada nesikišti, niekada nepadėti, karinių požiūrių, tai gali būti kitais atvejais. Ypač matant, kad Kinija, negalima per daug pasikliauti Kinija gynybos klausimais. Štai, nežinau, tikrai galime tvirtai pasakyti, kad tai, ką daro Kinija, iš tiesų labai skiriasi nuo to, ką dar ir šiandien daro Jungtinės valstijos. Ir tai labai skiriasi nuo to, ką darė Sovietų sąjunga, Jungtinės valstijos šaltojo karo metu. Taigi atėjo metas padėkoti šio vakaro rėmėjui, kuris yra Inkoni, kurį tikiuosi visi jūs pažįstate ir naudojate. Prisiminkite, mylėjai, kad kaip ir aš, kiekvieną dieną gaunate šlamšto laiškų, skambučių, automatinių paslaugų. Dažnai, jūs būnate sutrikę, kaip jie jūs įtraukia į savo sąrašą. Žinokite, kad kiekvieną kartą, kai registruojatės kokioje nors svetainėje ar nemokamoje paslaugoje, jei kažkas yra nemokama, tai reiškia, kad produktas esate jūs. Štai, Inkoni. Kas tai yra? Tai paslauga, kuri iš esmės renka jūsų duomenis internete iš įvairių duomenų brokerių, siekdama sumažinti jūsų informacijos kiekį, kuris cirkuliuoja internete. Tai padeda ne tik išvengti, kad jūsų duomenys būtų perparduodami rinkodaros tikslais, bet ir sumažina šlamštą elektrai paštu ar nepageidaujamus skambučius. Mažiau duomenų internete reiškia mažesnį pėdsaką internete, todėl esate mažiau pažeidžiami. Štai, Inkoni skirtingai nei kiti neparduoda duomenų. Reikia šiek tiek sumokėti, tiksliau labai mažai, nes su mano nuoroda gaunate 60% nuolaidą. Nuorodą rasite aprašyme ir pokalbyje. Ir dar žinoma taip pat paremėte kanalą, mūsų atliekamą darbą. Ir tai yra labai naudinga visiems. Aš pats asmeniškai naudoju tiek savo, tiek žmonos telefono numeriams ir savo pašto adresams.
Pastebėjau, kad per pastarąjį mėnesį gavau tik vieną erzinantį skambutį, o elektroninių laiškų gerokai mažiau. Taigi tai naudinga paslauga ir galite pridėti kelis Elfto pašto adresus bei kelis telefono numerius. Žinau, kad daugelis šią paslaugą naudojo ir įmonėse, netgi su mano kodu, todėl dėkoju, nes gavau keletą elektroninių laiškų. Aš paskatinau savo įmonę ją įsigyti. Inconni su Parabellum nuoroda. Labai vertinu tai yra būdas paremti kanalą. Pažiūrėkime galiausiai, kas iš viso įvyko kariniu požiūriu. Nuostoliai, Eduardai, tarp incidentų, numuštų lėktuvų, keistų misijų. Nes aš sakau visiškai tvirtai, mes aprašėme misiją, kurios tikslas buvo išgelbėti tuos garsiuosius 2 F-15 pilotus. Bet kiek pajėgų buvo panaudota? Ką po velnių ten veikia tas F-15? Nes paskui, kai viską apgalvoji ramiai, imi svarstyti, kokią misiją jis galėjo vykdyti. Kokie taikiniai ten buvo, nes toje zonoje, kuris skrido, visi jau buvo atakuoti. Tai taip pat verčia susimastyti, kad galbūt tas F-15 ten nebuvo dėl kokios nors misijos. Ir jie nuėjo jo pasiimti, bet jis dengė misiją, kurioje bandė gelbėti. Galbūt dalį urano arba bandymą susigrąžinti uraną. Nes specialiųjų pajėgų, kurias jie naudojo pasitelkę Little Bird ir Pave Hawk, skaičius yra šiek tiek įtartinas. Ypač tai, kad tos pajėgos buvo ten ir buvo pasiruošusios. Tai yra, kad amerikiečiai turi galimybę viską perkelti per 12 valandų, bet toks didelis tokių pajėgų kiekis atrodo labai įtartinai. Ir svarbiausia, kaip jau rodėme, 2 lėktuvai netgi užblokavo vienas kitą riedėjimo take. Išsiųstų kovinių sraigtasparnių skaičius gerokai viršė tą ugnies galią, kurios reikėtų 2 pilotams išgelbėti. Iš tikrųjų, tai gali lengvai padaryti su mažu Little Bird sraigtasparniu, kuris yra dar sunkiau pastebimas. Jis pralėkia tarp kalvų ir kalmų. Radarams nepastebint, Pilotas pasiima jį ir išsiveža naktį, kai galbūt niekas net nepastebi. Štai visa tai su šiuo akivaizdumu. Ar tiesa, kad jie taip pat atliko apgaulingų veiksmų, veikė su sraigtasparniais vienoje pusėje, kad atrodytų, jog pilotas yra toje pusėje? Iraniečiai pradėjo žiūrėti ten, tačiau ir ši veikla yra labai įtartina. Taigi, kokia galiausiai yra koalicijos nuostolių suma? Taigi, apie tai trumpai prieš perinant prie oro nuostolių skaičiavimo. Kas yra įdomu? Matau, atsiprašau. Prieš nutraukdamas kalbos vidurį norėjau su jumis atsisveikinti, nes, kaip sakiau, negaliu ilgai užtrukti. Turiu padėkoti vienam vaikinui iš pokalbių, kuris man priminė, kuris visiems priminė, kad filosofas, kurį turėjau omenyje, buvo Bertranas Badis. Kviečiu jūs paskaityti Bertraną Badį, kuris yra dėstytojas, man atrodo, Paryžiaus universitete. Kažkas panašaus, paskaitykite jį, nes tai įdomu. Sveikinu jūs visus, dėkoju tiems, kurie manęs klausėsi, atsiprašau, kad negaliu ilgiau pasilikti, rytoj pasižiūrėsiu įrašą, gerą vakarą visiems. Pavargęs, nes vakar mes buvome Pistojoje, o jis iš ten grįžo į Romą, aš pirmiausia nuvykau į Livorną, o tada grįžau namo. Bet tarp mūsų yra kelių mėnesių skirtumas tarp manęs ir tavęs. Keli mėnesiai. Viso. Aš kalbėjau apie klausimą būtent apie pilotus, tiksliau, apie 2 numušto F-15 įgulos narius, nes galiausiai jų buvo 2. Tai matyti ant šio F-15, kaip ir turėtų būti. Ir būtent apie tai kalbėjau X platformoje ir prieš kelias dienas. Ten, mano nuomonė, tai akivaizdžiai yra kažkas labai migloto. Bet svarbiausia, kas čia nelabai logiška, tai kad šis pilotas, ypač antrasis, dėl kurio dedama tiek pastangų, atrodo, kad stengiamasi jį susigrąžinti. Kuris turėtų būti? Veikiau ne pilotas, o F-15 ginkluotės operatorius. Kiek man žinoma, jie nebuvo, šiandien daugiau nesekiau naujienų. Tačiau iki prieš kelias dienas šie išgelbėti pilotai nebuvo parodyti. Tai yra, žinoma, pirmą dieną galima suprasti, galbūt jie sužeisti. Bet po visos šios istorijos jau praėjo šiek tiek laiko. Ir aš tai sakau, netgi prieštaraudamas savo pačio, sakykime, versijai, kurią pateikiau prieš kelias dienas. Taip, ir aš tai sakau dėl sąžiningumo.
Prieš kamerą jie teigia, kad pirmasis jau buvo, iš tikrųjų jie tai padarė specialiai, kad išvengtų gaudynių, pirmasis nebuvo iškart surastas, kaip sakė. Kažkas čia nesutampa, nes visų pirma, ši situacija yra tiesiog milžiniška. Tai yra, kad dar neparodė bent vieno iš jų, arba kad jie būtų paskelbti mirusiais ligoniniai, kažkas. Tai tikrai labai keista ir verčia mane šiek tiek pergalvoti. Mano versija buvo tokia, kad iš tikrųjų šis F-15 buvo numuštas. Kodėl vis tiek jis yra toje vietoje, kaip jie sako? Nes tiesa ta, kad man pavyko rasti geolokaciją, kuri patvirtina, kad vis tiek esame į pietus nuo Isfahano. Atrodė, kad tai vis tiek buvo patvirtinta. Nuo pat pradžių parodėme dalis geolokacijas, kaip ir Little Bird, Chichet-Rein įrodymus. Tai, ką pasakei. Ir tai kelia dar daugiau įtarimų. Jau tada norėjau paneigti tą amerikietišką versiją. Mūsų 2 transporto orlaiviai, kurie buvo nusileidę, įklimpo ir negalėjo vėl pakilti. Nes matant tą vaizdą, kai vienas ant kito, neįmanoma, kas galėtų taip įklampinti vieną ant kito. Taigi mano išvada tokia. Arba jie buvo apgadinti, galbūt prieš lėktuvinės gynybos, ir atliko nusileidimą, o tada buvo nuspręsta juos sudėti vieną ant kito, kad sunaikintų. Bet tada tai jau kitaip. Tai reiškia, kad jie neįklimpo, o buvo iš esmės kritiškai apgadinti Iranu ir tada, nebegalėdami pakilti, buvo nuspręsta juos sunaikinti. Atrodė beveik taip, lyg vienas būtų pastatytas priešais kitą, nes buvo nebetinkamas naudoti, kad pridengtų kitą nuo ugnies, kol sukuriamas perimetras. Nes neįmanoma įsivaizduoti, kad jie būtų pakilę kartu ir užstrigę. Tiesa, kad takas buvo plikas, bet vis tiek tai yra tam tikro dydžio lėktuvai. Įdomu matyti ir Little Bird nuostolius. Tikriausiai tai buvo toks atvejis, kai jie nusileido, galbūt vienas buvo netgi apgadintas, o kitą pastatė kaip priedangą. Tada atskrido Little Bird, galbūt įvyko susišaudimas ir jie buvo apgadinti. Nes paskui jie išvyko kitomis transporto priemonėmis ir turėjo sunaikinti tiek lėktuvus, tiek Little Bird. Dabar tiems, kurie nežino, kas yra Little Bird, tai labai maži ir manevringi sraigtasparniai, juos matėte filme Juodasis vanagas numuštas, kad įsivaizduotumėte. Faktas, kad jie turėjo ten nusileisti ir juos palikti. Jie yra labai lengvas ginklas, gali tikrai padaryti žalos Little Birdas. Tai labai keista. Reikėjo išlaipinti keletą rangerių, kad apsaugotų perimetrą. Paprastai Little Bird taip nesielgia, jie atskrenda, iškrauna ir labai greitai įskrenda. Pagal mano nuomonę, tai yra ką aš spėju, Little Bird buvo panaudoti būtent taip, kaip jie pasakoja. Nes jų veikimo nuotolis neleido jų naudoti nuo sienos. Todėl galiu manyti, kad logiška buvo juos atgabenti ten ir naudoti būtent toje vietovėje. Tačiau, pavyzdžiui, yra ir kitų dalykų, kurie nesutampa. Taip, o dėl pilotų mes jau paminėjom pačią rimčiausią. Kitas dalykas, kurį iš esmės galėtume pasakyti, kad sutampa, yra tai, kad jei, kaip teigia kai kurie proiraniečiai analitikai, 2 C-130 transporto lėktuvai iš tikrųjų būtų buvę numušti Irano. Tačiau ir ten mažai tikėtina, kad abu nukristų toje pačioje vietoje. Todėl yra abejonių iš abiejų pusių. Štai, ne viskas sutampa. Mano nuomonė, atnaujinsiu savo, sakykime, rekonstrukciją šio klausimu, o tada pereisiu prie nuostolių, kuriuos matome čia ekrane. Kadangi šių pilotų po viso šito chaoso, kai jos bandė gelbėti, nerodė, tai tikrai keista, arba jų būklė iš tiesų labai bloga, arba yra dar viena hipotezė, apie kurią diskutavau X platformoje, kad tai galėjo būti ne operacija pilotams gelbėti, o, sakykime, tam, kad jie nepatektų į priešų rankas. Priešo rankas, štai, iš esmės tai irgi yra kita hipotezė. Bet kokiu atveju, manau, kad amerikiečių doktrina niekas nelieka užnugaryje. Tačiau tai tikrai velniškai didelės pastangos. Net ir tos, kurias turime dar prieš patirdami nuostolių. Kitu atveju Danielius bus tik stebėtojas. Danieliau, apie šią pilotų istoriją Amerikoje buvo diskutuota, ji tapo antraeiliu dalyku. Tai nėra ypatingai svarbi naujiena, nes iš to, ką mes sakėme, visos versijos yra labai keistos, sunkiai pagrindžiamos. Ir žinoma, jie niekada neparodė tų prakeiktų pilotų. Tokia didelė operacija, bandant išgelbėti 2 pilotus, prarandant tiek daug technikos ir specialiųjų pajėgų karių, atrodo, kad čia kažkas slypi. Man atrodo, Danielius užstrigo.
Taip, yra šiek tiek ryšio problemų. Na gerai, tada judėkime toliau patys. Pasinaudosiu progą ir trumpai apibendrinsiu prieš Iraną nukreiptos koalicijos oro pajėgų nuostolius, pavadinkime ją taip, šiame pirmajame etape, tarkime, karo etape. Kaip matote, padariau šį įrašą X platformoje, kuris tai apibendrina. Galbūt Danieliai pavyko sugrįžti. Na gerai, trumpai užbaigsiu. Iš esmės mes pasiekime maždaug 6 atvejus. Aš kalbu apie orlaivius, atkreipkite dėmesį. Tiek pataikytus, tai yra pataikytus, tiek tuos, kurie buvo sunaikinti arba tiesiog apgadinti. Tai kai kuriais atvejais yra žinoma, kitais ne, bet patikimiausias turimas duomuo yra, kad jie buvo. Galbūt mes tave girdime, bet nematome. Sakykime, jis užstrigo. Jei kyla problemų, Danieliau, gal gali prisijungti per mobilųjį telefoną. Taip, aš jo nematau. Štai aš, ar girdi mane? Taip, bet aš tavęs nematau, tavo vaizdas sustingęs, gerai. Išgirdau klausimą, ar dabar mane girdi. Atsiblokavo, jei išgirdai puiku, tada atsakysiu. Taigi apie šią pilotų istoriją nekalbama. Klausiau jūsų svarstymų, apie kuriuos buvo kalbėta ir prieš tau juos papasakojant. Ne. Čia yra trukdžių. Čia yra trukdžių, čia yra veiklos. Naujų priešų, Mirko. Na, vis tiek pridėsiu ir savo klausimą, kai Danielė grįž, nes ir aš norėčiau tiksliau sužinoti, ar tikrai bent jau paskelbė pilotų vardus, nes šiandien to tikrai nepatikrinau. Jeigu pasirodė kažkas konkretaus apie pilotus, kiek žinau, ne. Kai sakau pilotai, turiu omenyje tiek pilotą, tiek kitą įgulos narį, žinoma. Ir būtent jei apie tai kalbu, vadinasi, kažkas pradėjo klausti, kur jie yra. Turiu omenyje, įsivaizduoju, kad ir opozicijos pajėgos, tai lengva. Ir taip toliau. Ir būtent, galbūt, Danai, galbūt parodykite tuos pačius prakeiktus pilotus. Jei jie grįžta namo, turėtų būti ir šiek tiek šlovės, žinai, kai iš Vietnamo pargabendavo pilotą ir panašiai, būdavo ir šiek tiek šlovės, kurią parodydavo. Tai kaip iš filmų. Ar kuris nors iš demokratų, Danielė, paklausė, o jūs parodysite tuos 2 išgelbėtus pilotus? Neįtikėtina, istorija kaip iš filmų ir panašiai, bet vis tiek nieko. Taip, kaip tik sakiau, ne apie tai nekalbėšta, įdomus paaiškinimas, kurį davė Fontana. Vienintelis dalykas, apie kurį buvo kalbėta, buvo tas, kad jei jų nebūtų pavykę išgelbėti ir, pavyzdžiui, juos būtų sugavę Iranai, Trumpas nebūtų sugebėjęs atlaikyti Amerikos visuomenės nuomonės spaudimo. Tai yra, atkreipkite dėmesį, kažkas panašaus jau buvo nutikę sausį, kai šie užmaskuoti agentai, jei prisimenate, eidavo prie mokyklų gaudyti lotynų amerikiečių, kurie galbūt vedė savo vaikus į mokyklą. Tai buvo kritikos, bet ne per daug. Lūžis įvyko tada, kai jie nužudė 2 baltuosius amerikiečius krikščionis, moterį ir vyrą. Tada jie turėjo visiškai pakeisti požiūrį. Jei jie būtų sugavę 2 amerikiečių pilotus, Donaldui Trumpui būtų buvę labai sunku susitvarkyti su Amerikos visuomenės nuomonė. Bet jei pagalvoji, tai yra vienas iš skirtumų tarp karo, kurį veda Donaldas Trumpas su savo visuomenės nuomonė, ir to, kurį veda Benjaminas Netanyahus su savaja. Politika. Tuo tarpu čia yra grafikas apie nuostolius iš The War Zone. Geltona spalva pažymėti tie, dėl kurių kyla abejonių, tai yra apgadinti. Pagal mano skaičiavimus aš turiu šiek tiek daugiau nei čia parodyta. Turiu omenyje, kad čia trūksta vieno F-18, kurį turbūt prisimenat. Tačiau yra vaizdo įrašas, galbūt jį matėme čia Parabellum, kai F-18 buvo pataikytas ir tik lengvai apgadintas. Tačiau aš nusprendžiau jį pridėti, nes vis tiek yra vaizdo įrašas, kaip Mantats pataiko jo uodegą ir sprogsta. Taigi mažiausiai skeveldros. Tai būtų Kata, todėl jį traukiau kaip apgadintą į savo skaičiavimus. O visa kita labai sutampa su tuo, ką matote ekrane. Manau, kad mano skaičiavimuose žinoma yra daug daugiau dronų, kuriuos vadinu MAIL, tai yra akronimas, vidutinio aukščio ilgos ištvermės dronai. Tarp jų patenka ir Reaper.
Ar yra dar kelių? Nes, jei neklystu, buvo praėjusios kelios dienos, kai dariau savo skaičiavimus. Mano skaičiavimuose taip pat yra visi šie Izraelio dronai, kurių yra daug. Ir dar yra 2 įdomus faktai. 2 šios kategorijos dronai. Iš Persijos įlankos šalių arba Saudo Arabijos, dabar tiksliai neatsimenu. Vienas, man atrodo, iš Saudo Arabijos, o kitas iš kitos Persijos įlankos šalies. Įdomus faktas, nes jie buvo numušti Irano. Ir tai yra vienas iš įrodymų, kad šios šalis dalyvauja konflikte. Ir tai yra kiniškos gamybos dronai. Pridėkime ir šią įdomią detalę. Jie vadinami Wing Long, jie labai panašus ir į amerikietiškus. Ir pabaigsiu kalbą apie nuostolius. Taigi, kaip sakome, poveikis. Apie karinį išsidėstymą reikia būtent komentaro. Ta prasme, iš kovinių lėktuvų, naikintuvų pusės. Nors galbūt netgi pirmasis F-35 galėjo būti ne tik apgadintas, bet ir visiškai sunaikintas šiame konflikte. Nes mes žinome, kad jis atliko avarinį nusileidimą su sužeistu pilotu, gali būti, kad jo jau nebeįmanoma atstatyti. Tačiau, be šių dalykų, iš tikrųjų turint omenyje, kokias pajėgas turi Jungtinės valstijos, naikintuvo praradimas yra gana nereikšmingas. Ir nelabai paveikia tai, ką Jungtinės valstijos laiko svarbiais nuostoliais. Tai yra avaksai, čia matote šiek tiek senesnę vietą, tai buvo tik vienas avaksas. Iš tikrųjų paaiškėjo, kad per šią bazės ataką Saudo Arabijoje tai buvo Irano raketų ir dronų ataka. Buvo sunaikintas ne tik vienas iš tų avaksų orlaivių, kurie yra labai svarbus ir Jungtinėms valstijoms, tačiau, atrodo, buvo apgadintas ir kitas egzempliorius, kaip pripažino JAV pareigūnai. Ir tokiu atveju tik tie 2 orlaiviai, vienas sunaikintas, vienas apgadintas, sudarytų 12% viso laivyno. Tų orlaivių. Taigi, tokiu atveju tai jau yra labai svarbu. Pakanka pastebėti, kad Rusija ir Ukraina, pavyzdžiui, jų turi dar mažiau tos klasės orlaivių. Tačiau, jei neklystų, prireikė daugiau nei metų, kol buvo prarastas pirmasis. Todėl to nereikėtų. Baltarusijoje, tada tas, į kurį buvo pataikyta prie Marnazovo, taip? Buvo Baltarusija, A-50 apgadintas Baltarusijoje ir tada 2, jei neklyst. Pasinaudosiu šią progą. Taigi, Danielius, pirmoji pamoka, kurią mano nuomonė šiame kare išmokome, pradžioje buvo Irano strategija. Jie žinojo, kad per pirmasias dienas praras savo paleidimo galimybės. Jie tai žinojo. Jie tai skaičiavo. Todėl jie stengiasi taikliai smogti AWACS sistemoms, radarams, ankstyvojo perspėjimo sistemoms ir panašiai, kad vėliau galėtų vykdyti savo kampaniją su tuo, kas liko iš paleidimo galimybių. Bet nuoseklus, nes vis tiek jų dažnumas išlieka daugiau ar mažiau panašus, su nedideliu tiksliau atsigavimu. Tačiau politinė ar strateginė pamoka buvo ta, kad amerikiečių bazės, kurios buvo ten tam, kad gintų tą šalis, iš tikrųjų yra esama grėsmė. Tai yra pamoka, kurią išsineša Persijos įlankos šalis, yra ta, kad amerikiečių bazės ir Amerikos prezidentūra, kuri turėjo juos ginti, iš tikrųjų jų negina, o paverčia juos taikiniais. Jeigu jų ten nebūtų buvę, tikriausiai jie nebūtų buvę įtraukti. Štai Amerikoje pradedama suvokti šį dalyką. Manau, kad taip galvoja kariškiai, tikrai taip galvoja Persijos įlankos monarchijos, bet tai daug pasako ir apie ateitį. Bet kas turi amerikiečių bazės, taip stipriai neapsaugo, o padaro tave taikiniu. Vis tiek padaro tave taikiniu. Ir tada man. Nuimk man nutildymą, nes man pačiam nepavyksta. Danieliau, nežinau kodėl, bet tau reikia tai padaryti pačiam. Kartais streamer užstringa dėl savo reikalų. Ne, tu vis dar nutildytas. Tu vis dar esi nutildytas, Danieliau. Matau, kad esi nutildytas, arba mikrofonas neveikia, arba tu tiesiog esi nutildytas. Pažiūrėkime čia, nes tai yra vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos pastebėjo beveik visi. Na taip, iš tikrųjų, tai yra apsauga. Ne tiek apsauga, kiek įsitraukimo garantija. Tada tiesa, kad amerikiečiai būtent paradoksalų. Ši žala beveik labiau kenkia sąjungininkams, nei amerikiečiams. Ta prasme, kad amerikiečiai, kaip matėme, tada jie tęsia savo operacijas, atsitraukdami į galbūt šiek tiek tolimesnės bazės su didesniu europiečių įsitraukimu. Ir vis dėlto iš tikrųjų išpoliai prieš Persijos įlankos šalis su pakilimais ir nuosmukiais niekada nesulaukia tikrai nepramušamos ar veiksmingos gynybos, kuri galėtų užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Priešingai, yra visiškai atvirkščiai. Tiek, kad net ir šiandien, jei vėl prasidėtų konfliktas su tais masiniais raketų paleidimais,
pirmasis pažeidžiamas taikinys būtų būtent ta kritinė ekonominė infrastruktūra. Persijos įlankos šalyse, kurios iki šiol nėra niekaip apsaugotos, kurios yra ginamos sunkiai. Danielė, ar tai paneigia tą klausimą, kurį tau uždavėme ir buvo, nors tiesa, kad gavėjai? Taigi, dėl pagrindinio klausimo apie psichinį nepajėgumą, diskusija apie 25 straipsnį vyksta jau keletą dienų. Man neatrodo, kad respublikonai būtų pasirengę tokiam rimtam žingsniui. Yra dalis MAGA judėjimo, pavyzdžiui, Green, ta, kuri buvo labai radikali MAGA, kuri pasitraukė iš kongreso, kuri aiškiai paklausė, ar tai nėra proga patikrinti, ar Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas yra sveiko proto ar ne. Šis klausimas buvo iškeltas, bet aš visiškai nemanau, kad tai kažkur nuves. Grįžkime prie to, apie ką kalbėjome anksčiau, dėl vidurio kadencijos rinkimų. Mano nuomonė, iki vidurio kadencijos rinkimų, jei tik pavyks juos surengti. Nes aš ir toliau manau, kad šiandien, jei vyktų rinkimai, Trumpas pralaimėtų. Ir jei jis žino, kad pralaimės, jis sugalvos kažką, dar nežinome ką, bet jis sugalvos kažką, kad rinkimai neįvyktų arba įvyktų, bet nebūtų paskelbti, būtų anuliuoti, kažką jis tikrai sugalvos. Kalbėjome apie pilotų klausimą. Yra esminis skirtumas ir šiuo klausimu tarp karo, kurį vykdo Trumpo administracija, ir to, kurį vykdo Netanyahu. Ta prasme, kad Amerikos visuomenė visiškai nepajėgi atlaikyti to, ką anksčiau apibūdinote fontaną, paslaptingas sugavimas, apie kurį iš esmės Amerikos žiniasklaidoje beveik nekalbėta, tų dviejų pilotų. Jeigu jie būtų sugavę tuos du pilotus ir vežioję juos po Iraną narve, Trumpas būtų atsidūręs rimtose bėdose. Izraelio klausimas yra kitoks, nes Izraeliui, svarbiai Izraelio visuomenės daliai, Irano klausimas jau 47 metus yra aktualus. Net ir tie, kurie nekenčia Netanyahaus, o tai yra labai svarbi Izraelio visuomenės dalis, net ir centro dešinėje. Tai nėra tik opozicija Netanyahui, bet ir pačiame centro dešiniajame sparne. Taigi partijoje, kuri jau daugelį metų yra valdžioje. Izraelio visuomenė, mano nuomonė, yra pajėgi atlaikyti net ir susidūrimą. Tačiau tai tave atveda prie taško, kuris jau po kelių valandų Vašingtone taps svarbus. Ir jau dabar, tai tiesa. Amerikos žiniasklaidoje to labai laukiama, nes pirmą kartą vyks tiesioginis susitikimas tarp izraeliečių ir libaniečių Vašingtono valstybės departamente. Tai susiję su naujiena, kurią prieš 3 valandas paskelbė Londono Times tinklalaidė. Pasak Londono Times, būtų tiesa tai, ką Iranai sakė apie Izraelį ir Libaną. Tai yra, kad paliaubų susitarime buvo numatyta, jog Izraelis taip pat sustabdys išpuolius prieš Hezbollah. Akivaizdu, kad Izraelis to nepadarė ir tai apsunkino santykius. Trumpas, taip žinote, kalbėjosi tiesiogiai su Netanyahumi. Prieš kelias valandas jis paprašė sušvelninti atakas. Problema tas, kad iš vienos pusės Libano vyriausybė jau kelias savaitės siunčia signalus, bandydama pasiekti kompromisą su izraeliečiais. Tačiau ji visiškai nepajėgi įsikišti remiantis jau daugelį metų galiojančiais susitarimais. Kad pašalintų Hezbollah kaip kovotojų organizaciją, kuri kontroliuoja svarbę pietų Libano dalį. Taigi, Libano vyriausybė iš tikrųjų turi labai mažai galimybių bandyti pasiekti susitarimą, nes tarptautinė bendruomenė reikalauja, kad Hezbollah nustotų paleidinėti raketas į šiaurės Izraelį, tačiau tuo pačiu metu ji rizikuoja susidurti su pilietiniu karu,
kuris Libano istorijoje periodiškai kartojasi. Ir tai yra pagrindinis rūpestis. Pagrindinis libaniečių rūpestis yra, kad šalis vėl nebūtų padalinta. Tačiau tiesa yra ta, kad yra priežasčių, taip pat ekonominių ir strateginių, dėl kurių Libanui verta stengtis ištrūkti iš šios spąstų, kur Netanyahu nuolat įsiveržia į Libaną. Jis sunaikina Hezbollah, bet ir ten, Mirko, tu esi šių dalykų ekspertas. Jei pažiūrėsite į šias 6 savaitės, kiekvieną dieną Netanyahu vyriausybė sako, mes smogėme čia, mes smogėme ten. Po to kitą dieną atsiranda 500 kovotojų ten, 4 raketos ten. Iš tikrųjų, nepaisant to, ką vyriausybė sako ar skelbia, tai šiek tiek primena, kai pernai Trumpas pareiškė, kad sunaikino Irano branduolinius objektus. Netanyahu leido jam tai pasakyti, bet buvo akivaizdu, kad jis jų nesunaikino. Jei būtų sunaikinęs, mes dabar neklaustume, kas vyksta. Tai buvo logiška kalba. Ne viena karinė jėga pasaulyje taip gali padaryti. Net jei jie tai būtų padarę, tu neturėtum tikrumo. Nes ne viena karinė pajėga pasaulyje neturi galimybės nueiti ten po žemę ir patikrinti padarytą žalą. Tai per daug gilu. Iš tiesų, jei pažiūrėsi, šiuo klausimu Izraelio žiniasklaidoje vyksta diskusijos. Tai yra, kai kas sako, šie 440 kg labai pavojingo urano yra taip giliai, kad jų niekas daugiau neištrauks. Taigi jų neištrauks nei Iranai, nei izraeliečiai, nei amerikiečiai. Niekas nebežino, kas nutiko. Kiek aš žinau, nors nesu toks karinių reikalų specialistas kaip jūs, bet šiek tiek karo dalykų esu matęs. Mano nuomonė, tai yra pavojingiausias momentas. Nes kai tu nebežinai, už ką kovoji, jeigu pažiūrėsi, ką jie norėjo padaryti, Irano branduolinė dalis ir raketinė reakcija, labai gerai. Iraniečiai tu pradėjai, sakydamas apie tuos garsiuosius 15 punktų, 10 punktų. Ką tau sako Iranai? Mes nepasitikime, jei atiduosime branduolinį ginklą, tarkime tai. Jei mes atiduosime branduolinį ginklą, mums galas. Žinant ankstesnę patirtį, apie kurią kalbėjome anksčiau. Bet tai ta pati priežastis, dėl kurios Šiaurės Korėja, su kuria prieš keletą metų Donaldas Trumpas buvo nuvykęs, kalbėjosi, tapome draugais, bet nepraraskime budrumo. Jie toliau gamina naujas atominės bombas, nes sako, kol turiu atominę bombą, manęs niekas nelies. Kitaip tariant, sprendžiant iš to, toks yra jų siunčiamas signalas. Bet ne tik Trumpo administracija, bet ir istoriškai, kaip sakėme anksčiau, dažnai tai būdavo. Jungtinės valstijos nesilaikė susitarimų, kaip ir Rusija nesilaikė, kaip ir Kinija nesilaikė ir taip toliau. Taigi, negali būti pasaulio, kuriame niekas, net ir maži, anksčiau jūs apibūdinote Irano reakciją, aišku, kad tu atsakai į ataką visiškai asimetriškai. Bet juk negalėjai Vašingtone nežinoti, kad jei jis tau paskandina 4 laivus, niekas jų daugiau neapdraus Londono Lloyds. Negalėjai nepaklausti savęs. Ir grįžtame prie pradinio taško. Bet tu karą... Palauk, atgaivinsiu tau prisiminimą, Danieliau. Tai yra palydovinės nuotraukos, likus nedaug laiko iki amerikiečių atakos, viena diena prieš 16 krovininių sunkvežimių įvažiuoja į Irano Fordo branduolinio objekto tunelį, likus nedaug laiko iki amerikiečių atakos. Bet ką jie galėjo išvežti? Šiukšlės? Iš tikrųjų, jie išvežė medžiagą, apie kurią šiandien net nežinome, kur ji yra. Ji tikriausiai išsklaidyta visur, greičiausiai dėl rizikos paskirstimo. Ir apie kurią žinome, ir aš tai žinau iš šaltinių, su kuriais kalbėjausi. Po žemėse, ypač Izraelyje, tarp šių strateginių bombardavimo planų ir panašiai. Iš tikrųjų, yra ir žvalgybos pranešimų, siekiant suprasti, kur jie paslėpė.
Žinoma, bet žiūrėk, atsiprašau, jei pagalvosi, diskusija, kuri vyksta jau 2 ar 3 dienas pastarosiomis dienomis amerikiečių tinklalaidėse, kaip jau minėjome anksčiau, tai yra, bet ar kompromisas su daugybė apribojimų, kurį buvo radęs Barackas Obama, nebuvo atsargesnis būtent šios situacijos akivaizdoje? Tai yra, tu vis tiek turėjai tam tikras kontrolės formas, netobulas, bet veiksmingas, kurios kažkiek sumažindavo riziką. Bet grįžkime prie pradinės problemos, apie kurią kalbėjo ir Fontana. Fontana sakė, ar Iranas buvo ar nebuvo egzistencinė grėsmė Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tau norisi juoktis, bet ne. Ar tai yra ar nėra egzistencinė grėsmė Izraeliui? Taip, jau 47 metus jau tai leidžia suprasti, kad tu turi 2 karus, kuriuose Netanyahu iš tyrimo, esu tikras, kad daugelis tai matė, iš praėjusios savaitės didžiulio tyrimo, kurį paskelbė New York Times, jie atkūrė visą įvykių eigą. Ir visi amerikiečių kariškiai dalyvavę susitikime tarp Netanyahu ir Trumpo sakė, prezidente, nesijimkime veiksmų. Nesijimkime veiksmų. Galiausiai, pasak New York Times rekonstrukcijos, kuri nebuvo paneigta, būtent Netanyahu pasakė Trumpui, bet mes jau turime pergalę kišenėje. Eikime ir pamatysi, kaip viskas gerai baigsis. Tačiau, kaip sakiau anksčiau, skirtumas yra tas, kad 2 visuomenės, amerikiečių ir izraeliečių, turi visiškai skirtingus atsparumo ribas. Amerikiečiui rūpi, kad kyla benzino kaina, o izraeliečiui rūpi, kad kažkas paleidžia raketą virš jo namų balkono. Vadinasi, suvokimas yra visiškai skirtingas, todėl ir šios 2 visuomenės labai skiriasi. Problema tas, kad jie kovoja 2 paralelinius karus ir nei vienas iš jų, toks mano įspūdis, neveda niekur. Nes ir Libano pusė, kalbant apie Hezbollah eliminavimą, teoriškai tai būtų tobula, bet praktiškai tai neveikia ne tik todėl, kad tai turi socialinę kainą. Kalbant apie pietų Libano šiitų ir krikščionių gyventojus, nes ten yra ne tik šiitai, bet ir krikščionių kaimai. Tai matėsi Iranondien per incidentą su kunigu, kuris iš Libano važiavo su vilkstinė į krikščionių kaimus. Tokia ataka pietų Libane turi prasmę tik tuo atveju, jei ji padeda pašalinti grėsmę. Kitaip, ji visiškai neturi prasmės. Jeigu kas kelias minutes jie vėl pakyla ir paleidžia dar vieną raketą, tai reiškia, kad tu nepasiekei rezultato. Štai, aš nebūdamas karinių reikalų ekspertu, sakau, kad jau 6 savaitės visa ši istorija tęsiasi. Ir tai nieko neduoda. Štai jie, čia Izraelio kariai, kurie įžengė į kaimus, tai matosi net ir iš čia. Aš noriu aptarti vieną iš Rokaforte punktų. Tai ir yra priežastis, kodėl noriu judėti už Litanį upės. Nes jie nori susikurti buferinę zoną. Tam tikrą prasme tai primena tai, ką turkai padarė Sirijoje su ta apsaugos juosta. Tarkim, čia pastatome savo karius, tad jei nori bombarduoti, bombarduok čia. Izraelį nepasieksi. Bet sėkmės kovojant už kiekvienus namus, kiekvieną gatvę, tokioje didelėje teritorijoje, bandant iškrapštyti kiekvieną atskirą kariškį. Beveik neįmanoma operacija. Taip pat tiesa, kad strategiškai žiūrint, jeigu pažiūrėsime plačiau, Eduardai, Iranas nėra tas, kuris grasina Izraeliui invaziją. Be to, girdime, kad jie turi atominę bombą nuo 1998, kaip sako Bibis, bet kalbant apie vietinius kaimininius priešus, kurie iš tikrųjų galėtų kelti grėsmę Izraelio egzistencijai, tokių jau seniai nebėra. Paradoksaliai, bet istoriškai žiūrint, galbūt šiandien dėl šios katastrofos Iranas dar labiau nei anksčiau nori įsigyti atominį ginklą. Iranas, žinoma, šiuo metu nemanau, kad turi kokių nors didelių galimybių tai padaryti artimiausių metų. Tačiau atrodo, kad grėsmė net ir Izraeliui, žiūrint iš Izraelio pusės, paradoksaliai gali tapti daug didesnė nuo to, kaip baigsis ši katastrofa. Nes, kaip sutinku su Moru, ta prasme, kad iki šiol tai, kas įvyko, yra tai, kad perėjome nuo Obamos susitarimo, kuris užtikrino tam tikrą kontrolės lygį,
Ir mano nuomonė tai yra vienintelis kelias, kuris turi prasmę. Su kokia nors priešiška valstybė, pavadinkim ją taip, kad būtų galima išvengti brandulinių lenktynių. Ta prasme, tokia šalis kaip Iranas yra tokia didelė, turi tiek daug gyventojų, turi tokį ekonominį ir technologinį potencialą. Taip pat matėme sąjungininkų, ar bent jau aukščiausio lygio pasaulinių partnerių, kurie turi atominių ginklų, turi branduolinę technologiją. Nerealistiška manyti, kad jei padarysi jį priešu, suteiksi jam visas priežastis pasaulyje įsigyti branduolinio atgrasimo pajėgumą. Ir kol jis, trumpai tariant, nepasiduoda, tu ir toliau jį spaudi kas 2 ar 3 mėnesius, kol jis galiausiai pasiduoda. Akivaizdu, kad jis negalės nieko kito padaryti. Ta šalis tik bandys įgyti šią atgrasimo priemonę. Taip, tiesa. Niekada anksčiau nebuvo taip arti tikro visiško puolimo prieš Iraną kaip šį kartą. Tai buvo apsikeitimai, tarpininkinis karas. Visada tai buvo apsikeitimai, taip ir buvo. Žiūrėk, štai kas dabar vyksta Libane. Kai tu smogi taip, tu tiesioginė prasme tai darai. Aš tai vadinu Marinkos efektu tiems, kurie prisimena Mėnulio paviršių Ukrainoje. Kai negali kažko kontroliuoti, tu tai sulygini su žeme. Taip to negali naudoti nei aš, nei tu čia. Taigi pasinaudosiu šio vaizdo įrašu, kad labai greitai pakomentuočiau apie Libaną, kadangi jau palėtėme šią temą, taip. Mano nuomonė tampa akivaizdu kažkas svarbaus. Ta prasme, kad tokia jėga kaip Hezbollah egzistuoja ir iš esmės turi ir karinę svarbą. O iš Izraelio pusės tai yra grėsmė šiauriniai daliai. Nors žinoma, prisiminkime, kad Hezbollah negali įsiveržti į Izraelį ir užimti pusę šalies. Turiuomenį, kartais esu skaitęs tokius dalykus ir prieš kelis mėnesius, kai iš esmės buvo pateisinamos operacijos prieš Hezbollah. Tai vis tiek žinoma yra grėsmė, ypač kalbant apie trumpojo nuotolio raketų ir raketų paleidimus. Ką norėjau pasakyti, tai kad jei Izraelis nori išrauti šį priešininką, jis būtent šį žodį ir pavartoja. Ta prasme, kad jį reikėtų išrauti kuo žiauresniu būdu, taip pat dėl poveikio vietos civiliams gyventojams. Nes Hezbollah gali egzistuoti tik ir išimtinai tokia jėga su parama ir, sakykime, taip, esminė dalies vietos gyventojų parama. Ir istoriškai norėčiau pasakyti, kad bandymai dažniausiai nesėkmingi karinių pajėgų užimti ir išrauti tokio tipo, daugiau ar mažiau konvencinės partizanų armijas, bet rimčiausi bandymai, kurie buvo daryti, dažniausiai apima ir šių teritorijų depopuliaciją. Tai yra, kas paprastai daroma kovojant. Šioje, sakykime, antipartizaninėje kovoje, pavadinkime ją taip, yra atimti bazę, paramos bazę, kurią turi šios pajėgos. Ir žinoma, niekas nesismulkina, atimti bazę reiškia tą vaizdo įrašą, kurį matėme. Tai reiškia išvyti gyventojus, galbūt iš plačių teritorijų, 10 kilometrų. Ir visa tai tačiau kartais sukuria tarsi užburtą ratą. Ta prasme, kad žinoma, tai sukelia nepasitenkinimą. Libanas ir, sakykime, ta gyventojų dalis, kuri simpatizuoja Hezbollah ir kuri radikaliau priešinasi Izraeliui, šiandien tai gali lengvai padidėti, matant, kas vyksta, sakykime, jų tautiečiams, libaniečiams. Taigi, galbūt iš geopolitinės pusės sutinku su Morneliu, kad žiūrint iš geopolitinės pusės, kaip izraeliečiai nori išspręsti šį reikalą, Izraelio vyriausybė šį reikalą iš tikrųjų šiandien yra tinkamiausias momentas. Ta prasme, kad jie turi laisvas rankas, tačiau tai nereiškia, kad tai veiks. Taigi, grįžtant prie Irano atgrasimo. Leis man atsakyti, tu teisinį, kas tai buvo? Pirma, jei neturi intelektinių gebėjimų sekti šį kanalą, geriau palik ramybėje. Čia niekas nieko neteisina. Kažkas sako, kad kai karai intensyvėja. Jei atsidurtum iraniečių vietoj, įsigysi atominę bombą. Nes tai yra pirmas įmanomas žingsnis, kad išvengtum būtent tokių intervencijų. Aš to nepateisinu, aš tik sakau, ką bet kuris strategiškai mąstantis žmogus, o Iranai tokie ir yra, žino apie tai. Yra priežastis, kodėl niekas nešaudo į Čičio. Bombos ir patrankos Kim Jong-ui, bet aišku, nes nors jo kariuomenė turi 50-ųjų metų tankus, jis turi kelias atominės bombas. Tai baikit su tai žaidimais. Kaip kai man rašo komentaruose po trumpais video, apie tą nekalbė, atsiprašau, čia trumpas video, turiu 2 minutės. Kaip aš galiu kalbėti apie kitus dalykus? Ar mes tau sakome iš loginės pusės? Tai, ką jie daro, nėra pateisinimas, man visiškai nerūpi. Nei pateisinti izraeliečius, nei Iranus, nei Hezbollah, nei amerikiečius.
Tai visiškai nėra šio kanalo darbas. Pateisinti tai, ką jie daro, reiškia paaiškinti tau, kad kai tu nuvedi karą iki kraštutinumo, akivaizdu, kad jie imsis kraštutinių atsargumo priemonių. Ir yra paradoksas, kad BB nuo 98-ųjų, Čimena, Toronė, šie turi branduolinį ginklą. Nuo 98-ųjų praėjo nemažai metų. Ir paradoksalu, kad ši situacija juos dar labiau priartins prie branduolinio ginklo. Taigi tai yra savaime išsipildanti pranašystė. Tiksliai. Dabar jie tikrai siekia įgyti branduolinį ginklą. Taip, pridursiu, kad būtent šią temą, tai yra norėdamas paaiškinti daugiau, ne pateisinti, o paaiškinti vykstančią dinamiką, tai ir bandau padaryti. Turiu ir pavyzdžių, kurie man padarė didelį įspūdį. Turiu omenyje iraniečius iš diasporos, gyvenančius Europoje, pažįstamus ar tiesiog žmonės, su kuriais palaikau ryšį, kurie visada buvo visiškai prieš režimą. Prieš režimą. Ne visi, bet kai kurie. Taigi net jie pradėjo iš naujo vertinti branduolinio atgrasimo prasmę. Net kai kurie iš šių iraniečių čia. Sakau tai kaip faktą. Tai, Nes yra ir nuosaikiųjų sparnas, kurio galbūt nereikėtų spausti. Tai sukels reakciją. Iš tikrųjų, Izraelis neturi tikrų galimybių smogti, būti mirtinų pavojumi Iranui, yra ir nuosaikiųjų sparnas Irane. Ne visi tokie yra. Yra ir tų, kurie sakė, žiūrėkite, jei šiuo klausimu spausime, sulauksime atsako iš kitos pusės. Tiesa, kad dabar su tuo, kas vyksta, tai yra Irano remiamos grupuotės nyksta, Iranas turi daugiau problemų savo šalyje ir todėl turi mažiau pinigų joms finansuoti. Akivaizdu, kad karas vis labiau vyks tiesiogiai tarp jų, per orą, nes atstumai tikrai siekia 1000 kilometrų. Bet atvirai kalbant, nei vienas iš jų neturi tikrų strateginių galimybių įsiveržti į kitą ar grasinti, ypač jei abu turėtų branduolinį ginklą. Žaidimas būtų baigtas. Beje, tai irgi faktas, kuris dažnai neįvertinamas. Atkreipkite dėmesį, nes nėra taip, kad automatiškai, jei Iranas atliktų branduolinį bandymą, be to, jei jie atliktų branduolinį bandymą, tai būtų jų pirmasis branduolinis bandymas. Tikėtina, kad tai būtų užtaisas, kuris būtų mažai arba visai netinkamas naudoti balistinėse raketose, nes tokie yra šiek tiek sudėtingesni, o bet kokiu atveju vienas užtaisas jiems nesuteiktų didelės atgrasimo galios. Ta prasme, žinoma, tai būtų didelis kokybinis šuolis kaip žinutė, tačiau žinome, kad Izraelis turi gynybos priemonių ir šiuo požiūriu. Todėl būkime atsargus. Net jei jie pasiektų tokį branduolinio atgrasimo lygį, atliktų bandymą, ar paskelbtų apie tai, ar pateiktų įrodymą, tai nereiškia, kad tai yra branduolinis atgrasimas, kuris artimiausių metų realiai grasina Izraelio sunaikinimu. Bet svarbiausia, tai nereiškia, kad pirmas dalykas, kurį jie norės padaryti, kai turės atominę bombą. Bet kuris režimas, sakau, tai visiškai politiškai, bet kuris Irano režimas, kuris įgyja atgrasimo pajėgumą, nieko. Jis sako, kad akivaizdu, jog pirmas dalykas, kurį nori padaryti, yra nusižudyti, paleisdamas ją prieš likusį pasaulį. Tai yra mano pozicija, kurios visada laikiausi. Turiu omeny per daug laikoma savaime suprantamų dalykų. Kad jie yra bepročiai, kad vienintelis dalykas, kurio jie nori, yra kolektyvinis tautos savižudybė ir iš esmės iššaukti atsakomą į smūgį iš kitų branduolinių valstybių, kurios yra daug galingesnės už juos. Su viltimi galbūt iš jų požiūrio taško, kad ši hipotetinė beprotybė leistų paleisti raketą į amžiną priešą. Tačiau turėdami užtikrintumą, nes Iranas, kalbant apie priešraketinę gynybą, ypač apie branduolinę antibalistinę gynybą, neturi nieko panašaus ir neturės dar bent artimiausius 50 metų. Iš šios pusės tai yra visiškai neapsaugota šalis. Tai taip pat šiek tiek ir Irano iliuzija, kad jei įgis branduolinį ginklą, Izraelis nebegalės smogti. Ta pati matėme ir su Ukraina bei Rusija. Šis paradigma taip pat buvo sugriautas. Turite branduolinę valstybę, kuri nuolat ramiai bombarduojama dronais ir raketomis. Pastaruosius 2 metus ši paradigma taip pat buvo sugriauta. Anksčiau buvo manoma, aš turiu branduolinį ginklą, vadinasi, tu manęs negali liesti. Iš tikrųjų, kai karas lieka konvencinis, einama ir tuo keliu. Atsiprašau, bet mums liko paskutinės 5 minutės, jas palieku Danieliui. Kokias išvadas tu padarytum iš visko, ką aptarėme iki šiol? Bet klausydamasis jūsų turiu pasakyti, kad išgyvename sudėtingiausią laikotarpį nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Mus mokė, bent jau mano karta, kad svarbiausi įvykiai buvo Kubos krizė, taigi Kenedis ir Chruščiovas, o vėliau Berlyno sienos griūtis.
Tai nėra taip. Taip, Kubos krizė, bet ji visada buvo pateikiama kitaip. Kaip Kenedis laimėjo, Chruščiovas pralaimėjo. O tada viskas taip ir buvo pateikiama. Iš tikrųjų, kaina, taip pat ir dėl Džono Kenedžio brolio, tai yra Bobo Kenedžio, amerikiečiai sumokėjo sovietams. Po kelių mėnesių, pernelyg apie tai nekalbėdami. Ir kažkaip buvo rastas kompromisas, kur iš esmės kiekvienas pasidalino grobį. Berlyno sienos griūtis iš esmės yra vienos Europos dalies ir taip pat Afrikos, kur buvo sovietų buvimas pabaiga. Bet tai nebuvo pasaulinio geostrateginio įsidėstymo pabaiga. Tai, ką jūs apibūdinate, šį vakarą nebuvo kalbėta apie Ukrainą, nebuvo kalbėta apie Lotynų Ameriką, apie Venezuelą, bet jos egzistuoja, nepaisant Trumpo, kuris per 10 mėnesių išsprendė 8 karus ir kuriam turėjo būti suteikta Nobelio taikos premija. Jei pažiūrėsime, ši administracija sukūrė daugiau konfliktų, bet esmė ne konfliktuose. Ji sukūrė konfliktus be jokios strategijos. Tuo tarpu karai, kuriuos sukėlė Bušas vyresnysis, Bušas jaunesnysis, Obama, galbūt buvo blogai valdomi, Bidenas, Afganistanas ir taip toliau, bet jie turėjo idėją. Einame išlaisvinti tautas. Čia per 10 dienų tau pateikė 10 skirtingų versijų, tarsi situacija būtų tapusi neracionali. Ta pati reakcija. Nenuvertinkite popiežiaus svarbos Amerikos katalikų pasaulyje. Tiesa, kad Amerikos katalikų pasaulis yra susiskaldęs, nes lotynų kilmės katalikai sudaro vieną katalikų grupę. Airiai, lenkai ir italai, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, yra tokio tipo katalikai, kurie kai kuriais klausimais sutinka, bet daugeliu kitų visiškai nesilaiko pozicijų. Pavyzdžiui, popiežius Pranciškus Jungtinėse valstijose iš esmės buvo nekenčiamas dalies katalikų, kurie jį laikė trečiojo pasaulio šalininku, lotynų amerikiečių draugu ir panašiai. Bet žiūrėkite, susidūrimas. Šis popiežius, kuris yra amerikietis, tiesa, jis yra perujietis, bet turi pasą. Šį vakarą Trumpas, kuris jau nebežinojo, kaip išsisukti, paėmė popiežiaus brolio nuotrauką, kuris kartu su juo nuėjo į Baltuosius rūmus. Ir bandė ištaisyti situaciją sakydamas, šis popiežius yra nevykėlis, nieko nesuprato, chaosas. Bet jo brolis suprato, nes jis yra mano rinkėjas ir panašiai. Šito jis nesuprato. Kas yra vertybė? Vatikanas. Tai yra, Trumpas supainiojo popiežių su Maduru, su Kim Čenūnu, su Khamenejus. Taip. Šitas nesuprato, kad yra tam tikrų dalykų, sakykime taip. Po mėnesio Trumpas, jei vėl neatidės, turi vykti į Pekiną Dakšį ir pasakyti, kaip jis nori rasti sprendimą su kinais. Jis negali. Tai reiškia, tu turi jam duoti atsakymus. Jei tu taip elgiesi, kokius atsakymus gali duoti? Ir kas tave priims rimtai, jei kiekvieną dieną keiti atsakymus? Na, sakyčiau, to viskas ir baigta. Mes taip pat paliekame jums klausimą. Ne tai, kad turėtume atsakymus į viską, kitaip būčiau ėjęs žaisti loterijos numerius. Labai dėkoju generolui Kapitiniui, kuris užsuko pas mus, o vakar buvome Pistojoje, tad jis važiavo 4 valandas automobiliu, kad atvyktų ir dar 4 valandas grįždamas. Ir vis tiek jis šiandien ryte, jei neklystų, buvo per televiziją šiandien pas mus, o rytoj vėl pasirodys televizijoje. Danielis, kuris rytoj vėl skrenda, išvyksta. Todėl mums pavyko viską suderinti. Eduardas, kurį visada įspėju labai trumpai iš anksto, bet jis vis tiek sugeba atvykti ir visada būna gerai informuotas. Taigi, ačiū jums visiems ir kadangi Danielis klausė, kas vyksta Pietų Amerikoje, štai 15 dieną turėsime Batistesą, tai naujas svečias, su kuriuo žinoma kalbėsime apie Lotynų Ameriką, o tada savaitės eigoje vėl grįšime prie Ukrainos klausimų ir viso kito. Taigi,
Ačiū visiems ir iki greito susitikimo. Taip pat ačiū visiems, kurie vakar atvyko į Pistoją. Linkėjimai. Sveikinimai iki kito karto.